Ono. Tai kas geresnio? Nu, aš atvažiuoju po 2 dienų į Lietuvą. Tai čia geresnė. Jei. Lentą atvešk man. Nu, tą patį galvojau, pasiimsiu tipo savo krepšį, atsivešiu, bet pas tai lenta per ilgai mano krepšį netilpa. Bet aš galvoju, tai negalėtum tiesiog oro uostį, tipo, kaip sportinį bagažą ją dėti ir tegul Prasme, dėžę kartoninę. Taip. Nu, iš principo jo, bet blemba. Kokią lentą? Giedrius lentą nusipirko. Tik dabar gauti negali. Vokietijos? Jo. Aš tai Giedrenį, žinok, tavo vietoj per tą pigiau atsisiųsčiau ir nesikvaršinčiau. Aš tu nepasitikiu, aš tais lietuviais. Nepasitikiu. Ne. Reikia į tą bubble wrap apvynioti ir įdėti į tą skyrą. Tai jis bubble wrapintas, prasme, galima būtų, tik tu mokėsi, kiek yra bagažas, 5 eurų. Tai aš jų pėsai tiek pat moku. Nu jo, bet... Nežinau, aišku, kam tu ten, žinai, tampyt sporos, čia štai, pažiūrėsim. Taip pagalvojau, jeigu aš nesugalvotų pasitampyti į lenę. Apdruk noras yra didelis. Nauja lengva lenta, nesunku. Nepaklausi, nesužinosi. Aš sakau, spręsim problemą, nesijautink. Aš gal tave įtikinsiu, tos jūs pigiau atsisiųsti. Ne, nes jūs žinok, aš ten, man draugelis ir sako, ten yra ten kažkokie lietuviai, ten tipo, irgi čia vas siunčia, čia į sandėlį jam atsiuntė, gerai, paskaitysiu, tipo, yra puslapis veikia, viską darom, ten paskaityti, tipo, skundai LT. Nieko nebesiunčia, ten viskas užsilenkia, žodžiu, ten tipo, kad prapuola. Kad prapuola, jokių draudimų su tais siūsk pigiau ir kaip ten irgi pažiūrėjau, dabar nebuvo, prieš metus ten visokių komentarų buvo, kad tipo, ten irgi šūda malą. Tai man žodžiu, žinai, galvoju, ten 20 eurų skirtumas, tai man bus ramiau. Okay. Nes tipo tie... Kokią lentą pasiėmė? Kapitą. Atsiųsk linkutį. Graži lenta. Tuoj. Tas kapitos man įdomus dizainas būna, tai jie tokį stiliovas, bet man jos negražios dažnai būna. Šitą puikiai. Ant kalno užtat prisižiūrėjau gražių lentų glamų. Aš įsivaizduoju ten Vancouverėje, tai jopšiai matys. Tokių pauderinių ten, žinai, kur ten vien krypčių ir panašiai. Tai visą laiką įdomu būtų pabandyti, bet čia turbūt irgi gali įsivaizduoti, kad žinai. Čia į čatą įmečiau Kristį. Žiūrim kriešą. Kaip aš nemoku to čato rasti. Kaip čia man turi? Per mobilką tau čia. Kapitė. Jo, su... In call messages? Čiūju, jo. Smoksiu. Kanatė. O ką pas vokiečius gera kaina buvo? Vokiečiai... Čia tiesiog buvo, ne? Vokiečiai turėjo vienintelį dydį. Ai. Dydį dar turėjo. 60? Šiam vieną svaidą pasiėmė. Aha, tai čia. Šitą turėjo dar anglai irgi šitą, bet brangiau ant 8 gal eurų. O tau, aš tais dydžiais, tai aš pats, kai važinėjau 105 namie, tai aš jaučiu, jinai tokia biški vikresnė, biški man mažesnė, lengviau su ja, nes mano apklausai ten sveria kilogramus, tai dėl to. Tai čia man davė ant kalno, aš prašiau ten 5,7, 5,6, davė 5,8. Lemva jaučias, gal kaip ir mano dydis, bet biškinai tokia, žinai, kaip būna, jauti, kad tie kraštai toli. Tau posūkį daryti reikėjo tokio kaip su užmetimu. Tai nežinau, žinau, kad ant kalno geriau didesnė, bet šiaip man asmeniškai patinka truputėlį mažesnė. Nes aš gal pats slabnė. Man pagal ūgį ir svorį, tai čia tipo, šitas variantas pagal jų visus. Bet tu esi bandęs važiuoti su mažesnė kokia nors biškį? Tai mano pati pirma buvo 1,5 m, man atrodo, aš jau gerai atsimenu. Čia jau gerai. O šita, kurią aš dabar turiu, tai nėra 1,59 m. Aha, ir kaip tau? Ta prasme, gerai man.
Bet Nu, tai bet tu pasiėmė, tipo, nu dabar kaip turi būti pagal dydį. jo, tada aš irgi ėmiau didžiausią, kokią jie turėjo. Jie neturėjo didesnės, aš gal būčiau irgi didesnę pasiėmęs, bet tiesiog tada, būtent šitos lentos jie neturėjo didesnio varianto. 1,59 Vaidas ir viskas. Tai. Nu, tai ką žinau, 2 comai, nepavysiu aš ten tas skirtumas. Na, šiaip jo, turbūt. Nu, man 3 jau biški jaučias, bet turbūt ten, kol nenueini visiškai į pievas, turbūt nelabai. Nu, cool, fainai. Čia kokia technologija, aš jau nebežinau, ten yra tie kemberiai. Tai čia yra traditional camberis, tai visiškai opposite, ką aš prieš tai turėjau. Turbūt, bananų. Jo. Čia tipo. Aha. Nu, tai tipo camberis. Aš žiūriu, kažkaip grįžta jie prie tų atgal čia, atgal vai. Ne, tai šiaip žinok, ten liptachas, nu, tai jie ir toliau varo tą savo, tik tais bananą, nu, kaip jie bananą ten ne visai dabar vadina, irgi ten tas reverse camberis ir taip toliau, bet iš principo technologija ta pati, nu, tipo, kad jis, žinai, kai lyžia, bet šitą su šituo, tipo, turėtų būti smagiau, popo daugiau jinai turi dėl to savo formos, tai dar kažką, tai bus matyti. Bus matyti. O senai kas nutiko? Šiaip Nieko. nori atsinaujinti. Ne, kai čia prisilaužiau rankų, tai sakiau, kad nuotaikai pasikelti, tai va iš draudimo banko klientą nusipirksiu. Tai taip ir gavosi. Tai aš, kai pirštą susilaužiau, tai nusipirkau puodus, va, kai alkūnę susilaužiau, tai lentą nusipirkau. Kokius puodus? Nu, gerus puodus. Naujus puodus. Virtuvės puodus. Nu, taip. Nu. Nu, geras. Va. Tai geras puodas, rankenos čia geras, toks dangčiai silence, ten tipo viskas. Geri puodai. Šitą pažiūrėjau vakar Dune. Jo, Teisingai norėjau paklausti, ar žiūrėjot kas nors. Jo. Aš jau 2 kartus žiūrėjau kino teatre. 2 kartus įėjai žiūrėt antrą Dune'ą? Taip. Taip patiko, reiškia. Ir trečią nueičiau. Žiauriai geras. Man tai irgi, ta prasme, nuomonę pagerina ir man patinka, kad net režisierius išdrįso biškį nugrybauti nuo knygų ir tik pagerino filmą. Nu, aš nežinau, ar ten būtų buvęs blogesnis jis, jeigu jis ten būtų likęs prie knygų, bet... Nu, tas Killing Baby tai tikrai nereikalingas dalykas, o ta, kad ten pridėjo, žinai, tiksliau pasakant, čia pačio Franko Herberto, nu, tipo, knygos rašytoja žinutė su tą merginą nueinančią, o ne aklai sekančią paskui Paul Atreides, tai visai skaitau variantą. Nu, toks man, tipo, aliuzija iš karto trečią dalį, žinai, kad, tipo... Šiaip tai parodė viską, kas buvo, nu, bent jau Linčo Dune, bet jo, aš pažiūrėjau ir taip, žinai, visų pirma, jis ir geras buvo, tai norisi trečios dalies, bet iš kitos pusės geriau nereikėtų. Labai gerai, dabar pas mus ten darbe visi memų įmeta, tai va čia Nadien gerą labai įmetė, žvengiau, tipo, žinai, šitas Freemanų tas vadas, kaip vardą pamiršau. Jo, S raidės, bet šiaip tas aktorius visi žino. Jo. Tai jis ten, tipo, žinai, nu, stilas, kad, tipo, jį įrodo, apačioje, tipo, yra subtitrai ir ten, žinai, tipo, don't be worried, ten, tipo, my cat, he doesn't like ten everyone. Ir tada, tipo, kitas tiesiog fotkė, žinai, nu, iš 3 panelių, žinai, tipo, antrą fotkę, tai ten kašaras, žinai, prie rankos prisiglaudęs ir tada trečias rėmelis, žinai, kur vėl stilgas, va, tipo, Lisan al-Gaib. Chosen one. Jo, tipo, tikran, kas Chosen one. Šiaip gražus, pažiūrėjau, kažkaip pirmas man taip kažkaip už prailgo, bet antras patikas kaip detalės. Bet Jolkas skundėsi, kad antram labai daug actiono buvo. Nu, dabar kad daug visko vyksta, tas. Jo.
Tai jis tikrai Nu, greitesnė matyt, antra dalis su pirma palyginus, dėl to tai sutinku. Gal vat, tą dėmesį man išlaikė geriau. Man gal tai ir labiau, matai, aš kadangi neskaitęs knygos, tik tai žaidimų žaidęs, tai aš maždaug žinau ten ir įsivaizduoju tą liniją, bet siužeto, bet... Aš tai atsimenu, Kristi, kai aš pirmą kartą irgi, aš žaidimus pradžią žaidžiau. Aš knygas irgi neskaičiu, kad aš visą perskaitęs ten esu, bet aš tai kaip pirmą kartą, žinai, po žaidimų Viso gero. Sorry. Po žaidimų Dūną, kai žiūrėjau, aš nesulaukiau, kada Ordosai pasirodys. Jų kaip nebuvo, taip nebuvo. Ir tada dašuto, patį žaidimo kūrėjai pridėjo Ordosas. O tai kur Ordosai, jie irgi svarbus. My favorite faction, it doesn't exist. Nu, aš per senai žaidžiau, tai net nepamenu, žinau, kad buvo trečia rasė ir galvojau, kaip jinai vadinas. Kažkaip irgi laukiau, kad aiškiai tą pavadinimą, nes ten Atreidesai, Harkonnenai ir galvojau, kaip tie, kurie va čia... Ordos, exactly, Ordosai. Sardaukarai galėjo būti. Sardaukarai buvo Unitas, kaip ir Fremenai. Bet jo. Gražus vizualiai labai. Buvo. Okay. Jo, bet šiaip filmas geras, mane tikrai tas toksai sužiūri ir, žinai, man jis ir vizualiai labai fainai padarytas. Ta prasme, pavyzdžiui, tas Imperatoriaus spaceshipas pagalvojau, kodėl niekas anksčiau nedarė chrominio spaceshipo. Ta prasme, kaip atrodo tas spindesys, toks ateina, žinai, toks... Įsivaizduoju, kaip jis ten išdegintų viską toj planetoj, tipo ant saulė šviečia. Tokį tam stovi ir tipo, kas da debilas, tokius spaceshipas. Bet gerai, bet mes mastom žemės standartais, jisai atspindi šilumą turbūt ir ten nieko jis nedaro. Man šiaip labai patiko detalės, kur ten pas tos, pavyzdžiui, Harkonnenus ten, ta baltai, juodai balta, žinai, ta visą tokį pat pavaizdavo, ten ir ta kova, man iš saliutai tie tipo ten. Jo, saliutai nerealūs, kad jie yra splešai tokie, o ne. Nu, tipo, kaip kažkokiose dujose, žinai. Ir man ta kova, kur ten buvo, ten toje arenai, tai aš kažkaip prisiminiau įlekį tą scenarijų ir idėją, kur šešėlį gyvenantys žmonės, ten smogeliukai ir blema galvoja, toks, žinai, čia tik tai tamsesnė versija, bet toks blema taip gražiai, žinai, tokiam vizualią padaryta. Tai tie dalykai yra jau ten, žinai, kostiumai, ten visi apdarai, tai irgi blema gerai. Ne, tikrai gražus. Fainai. Čia vienas iš tų filmų ir serialinių tokių dalių, kur žinai, kad matosi pagal visą pabaigą, kad bus trečia dalis ir tu jos lauki, o nėra taip, blema, galėjo sudėti į dvi, žinai. Bet man kažkaip taip, Bet aš taip jaučiausi po pirmos dalies, žinok. Nes kai pirma baigės, einam tiesiog per kopą pas Fremenus, buvo toks tipo, what? Ta prasme, toks obvious cliffhangeris, kur tipo... negali nebūti toliau filmo. Ir, žinai, jie dar promoutino tada, bet nufilmavom tik vieną seriją, neaišku, ar bus antra. Ir toks, for reals, jūs rimtai taip sakote. Bet aš po to paskaičiau apie filmą, čia po antros dalies, tai pasirodo ir rimtai tai buvo, kad filmas befiga kainavo, išėjo jisai per šitą COVID-o, visais tais laikais, kai užsidarinėjo ir ten filtruotai leido žmonės ir jis, vos atsipirko, ten tik per box office, praėjęs ir jau kai ėjo jau į streamus, tada kažkiek tai atgavo. Dėl to ir per Netflixą galų galia pažiūrėti galima. Bet antra dalis dabar jau tiek uždirbo. Jo, bet man tas įdomus atvejis ir buvo. Ypač kai dar pabaigėt, tokių, žinai, gal ir nebus antros dalies. O Vokietijoje Netflix'e yra Dūnas? Jo, o Lietuvoje nėra? Nieko čia nėra. Geras, okei. Nes aš žinau, aš prieš filmą eidamas galvoju, blemba, reikia pažiūrėti pirmą, kad, atsiminti, kas buvo, pažiūrėjau pirmą ir daug geriau buvo žiūrėti iš karto einant ten pažiūrėti. Jie neseniai, nežinau, net taip seniai Blade Runner įdėjo, tai tą pasižiūrėjau, irgi Vilniau, tai kaip ir gal ten. Ne viskam dar teisės Lietuva turi. Man atrodo, Blade Runnerio užtat nėra Vokietijai, tai va. Irgi geras filmas, man labai patiko. Jo, tas naujas tikrai man susižiūrėjo gerai. Bet pasakojant apie tą trečią dalį ir taip toliau, man tai prisipažinsiu, dabar šitą antrą dalį, kai žiūrėjau, tai jau buvo tas excitementas, kur kaip su Žiedų valdovu buvo, pagalvojau. Tas, kur kas metus, žinai, išeidinėjo, ar ten, žinai, porą metų.
vis kita dalis ir aš pagalvojau, kai atsėdau antrą tą dalį žiūrėt, kai ten, žinai, prasidėjo tas garso takelis ir visi ten, ir ten, žinai, tai ne. Tai tas vis tiek kikino, tas prisiminimas, kaip būdavo ir Želdų valdovo lauki, žinai, kitos dalies ateina kaip išventė į tą kino teatrą, tas taip, wow, tai vis geras filmas. Tai tas biški taip smagiai jautėsi. Nu ir ypač, kai gerai dalis buvo, visas susižiūrėjo gerai. Tai jo, tai aš taip tą ir turėjau omeny, kad man po antros jautės toks tipo, faina, bus toliau, žinai, ir kažkaip nebuvo tokio tipo, nes dažnai būna, kai išdalina, tai toks, blemba, nepabaigė, jau čia, žinai, norėjau, kad čia būtų jau viskas. Su entuziazmu laukiu trečios, nes buvo 2 valandos tiesiog akim vaizdų ir toks, žinai, grožio ir nepraėjau. Gal sakau, labiau tas man siužetas antros dalies linijiškesnis, nes pirmą aš taip pradėjau žiūrėti, blemba, kol, taip, žinai, įsikirst, kas vyksta, neskaičius knygos, tai gal ne iš karto, taip aišku. Nu jo, kovoja čia tos pusės, dar kažkas, bet toks iš buvo kratinys ir vietomis vyksta tos vietos, kur gražu, bet, man buvo veiksmo filmų kietas riešutėlis mėgėjų kabutėse. Per ilgai, nežinau, truputį vietomis netgi per ilgai, bet, suprantu, kad tas ir patiko daugeliui. Dabar pagalvojau, bus aliuzija, kai pradėjom Žydų valdovą, tai šiaip tu taip užtikrintai sakai, kad trečia dalis bus, o tai tu žinai, kad jau jie daro, kaip... Ne, nežinau, blemba. Ai, sakai, kad jau tiek pasiteisino, kad... Jo. Būtų labai keista, aš tai... Aš nežinau, kaip antra dalis performino, pavyzdžiui, aš nežinau, ten tipo gerai, negerai. Gerai performino, ta prasme, antra jau per box office susirinko pinigų. Ten ar 500 milijonų jau padarė ir kažkiek, tai jau sumeluoju. Okay. Nes jis taip šiaip, nežinau, nebuvo taip, kad jis ten belen kokio brangumo buvo antra dalis ar kaip. Ai, nežinau, palabai, paguglinsim čia, pažiūrime viskas. Pažiūrim, koks Dune 2 biudžetas. Aš tik tai nustebau, kad tu pasakė, kad jie straglino surink babkių. Su pirma dalim jie straglino. Todėl aš ėjau irgi į kino teatrą 3 kartus. Bet irgi ten buvo visiškas... Filmo biudžetas 190 milijonų. Lemo, kaip pagalvojai, kainuoja filmai. Tai tas pats, man rodos, pirmo irgi 120. Jei neklystu, dėl to jis, kadangi labai brangus, gal tas buvo. Bet irgi ten viršijo, atsipirko ir su kaupu. Jo, o jau uždirbo 494 milijonus. Tai atsipirko žvėriškai. Jo. Geras, vien Šiaurės Amerikai 208 milijonus. Tipo, vis tiek skaitasi. Tier 1 šalis. Ne, tai trečia turėtų būti. Ta prasme, bent jau daug kas jau šneka, bent jau iš tų tokių fanų saitų, kad tipo, pagaliau kažkas pastatys ir tą Dune Messiah, ar kaip ten vadinasi ta knyga. Jo. Pats Herbertas parašė specialiai tam, kad jisai sako, kai parašiau Dune, tai nieks nesuprato mano tikrosios žinutės, nes jis norėjo pavaizduoti, kažkas ten vyksta, skristi. Tai sakė, kad jo žinutė buvo parodyti, kad, Mesijas nėra gerai, kai išmetamas yra ir kad, tu prasme, kaip paaiškinimą, kai ten visi, Paul Atreides awesome, fainai, tai jis po to parašė knygą, kur Paul Atreides nėra awesome ir fainai. Tai taip ir pasibaigė, tu prasme. Jo, tai režisierius gerai tą parodė, iš tikrųjų, gerai pagavo. Tai aš kadangi 2 kartus žiūrėjau, tai antrą kartą jau galėjau, žinai, į detalės labiau, tipo, dėmesį kreipti. Ir žiauriai, žinai, užkybo tipo tas, kad prasideda tipo antra dalis, rodo ten tos deginamus kūnus. Ir sako, tipo, Harkonenai per naktį išvaipino tipo Atreidesus. Ir tada filmas antras baigėsi kuom, kad jie degina Harkonenų kūnus, kurios per naktį visus išvaipino realiai. Būtent. Ta prasme... Tas kartojas yra tas. Jo, taip, viskas. Ir kad jisai, žinai, ten
ir filme, ir knygoje tas buvo, kad nu realiai, tipo, Harkonnenų ten palikonis yra ir, tipo, sako, kad, tipo, jeigu norim kažką čia daryti, tai turim būti kaip Harkonnenai. Jeigu, nu tai... Galiu tik tai perklausti tą vietą, kur nes tas Polas ilgą laiką buvo tipo prieš ten tą, kad jis lydintų ir čia būtų tas Mesaja. Ir paskui ten prisigėrė tų nuodų. Ir ar jis ten kažką pamatė, kaip, kada dėl to įvyko tas knygoje buvo taip, kad jisai, tipo, jis matė vizijas, kaip ir filme pasakojo, tipo, apie tai, kad, tipo, kad jis nemato outcome'o, kaip, nu, taursime, kad jeigu jis tampa to lyderiu, tai, tipo, prasideda tas šventasis džihadas ir, tipo, tada jis ten per galaktiką varo ir ten visi, ten pilna mirštančių ir taip toliau ir panašiai. Ir jis, tipo, kai išgėrė tų nuodų, tai taip, kaip leido suprasti, kaip aš bent jau irgi kaip atsimenu, tai kad jis, tipo, pamatė variantą, kuris jo akimis jau atrodė geras. Pateisina. Tipo, kaip mažiausia blogybė, bet jinai vis tiek yra blogybė. Nu, ką ir parodo, kad jis, ta prasme, išskerdžia Harkonnenus ir tada išvaro su didžiosiam šeimom ten, tipo, toliau kariauti. Nu, nes, tipo, žinai, nu, kaip čia sakyti, kad atrodo taip, kad jisai norėdamas taikos, ten, žinai, dabar varo į belenkokį karą. Nu, tai, tipo, ar čia tas kelias gerėčiau? Nu, tai va. Apie tai kažkaip. Bet idėja yra, kad jisai šiaip, nu, blaškosi ir mato daug įvairių galimų ateities variantų. Jisai tiesiog nėra tikras, bet jis mato, kad nu, visi jie tokie kaip košmariniai yra, kad, ta prasme, visur Fremenai kenčia. Ir kai jisai išgeria, tai, nu, ten specialiai parodė, kad, tipo, šiaip blaškiaus, o po to vos nerandu, kaip prasiskverbt galiu, žinai, ten labai gera vieta, tipo, pritaikyti, žinai, kaip pralysti ten variantą kažkokį. Bet tai, vat, kaip Giedrius gerai sakė, ir jis tai irgi duoda suprast, kad, nu, tai vis tiek nėra geras variantas. Prasme, tai tiesiog įmanomas kelias su manim keliaujančių į pietus ir ten toliau vykstančių visą tą šventą ligorą. O tas nuodų išgėrimas ir buvo, tipo, jam tas supratimas, kad jis Harkonnenas? Jis tada pamatė praeitį. Jis tada pamatė praeitį. Jis, tipo, pas jį tada prasidėjo ten... Nu, jisai iki tol, tipo, ten matydavo fragmentus tik tais kažkokius, tipo, nerišliai, o kai išgeria tos nuodus, tai ten pradėjo matyti praeitį, ateitį, ten, tipo, viską pradėjo ten matyti. Man taip pat po tos scenos, nu, tipo, kai tos nuodus išgėrė ir ten po to jis prisikėlė, tai taip kikino tas, žinai, Jėzaus istorija iš principo. Man tai flashbackas į Matricos. Ten tą bučinį ir tą... Man vat ne Matricos, nes visiškai kaip Jėzus. Tipo, ilgai dėlsi eiti, ten net žinojo, kad nužudys ir nukryžiuos, tada ten prisikėlė iš numirusių ir tada, žinai, viską žinodamas ėjo ten toliau. Šiaip labai net knygą aš kai skaičiau, tai man tokių tipo buvo labai daug su religijom susijusių dalykų, tos, kurios yra pas mus. Tarkim, tas Fremenų irgi visas, tai toks labai musulmoniškas man pasirodė. Taip, jo, aš pasakau, man tas labiausiai užkliuvo, kad, nu... Bet knygoje tas pats, žinau, čia nebuvo, ta prasme... Norėjau padiskutuoti apie tai. Jo, vat būtent to norėjau paklausti, žinai, ir tai prikurtas šiem laikam, ar čia tai pataikė 100 metų atgal, kiek tam knyga 70-ais kokiais parašyta. Šiam kažkaip... Seniau, jo. Ne, man atrodo, šiam kažkaip tais, jo. Tai, nu, tai turiu menį, kad ne 70-ais. Aš pagūglinsiu. Labai grubiai aš tai bendrauti, iš kur gali žiūrėti. Šiam 5-ais. Nu tai va, tam 5 metų, bet pataikė vis dėlto aktualios visas tas. Tai nebuvo taip, knygoje, žinai, nebuvo tipo, tas taip, nu, ten, žinai, kai filme tai rodo, kaip jie ten atsigulė, ten meldžiasi, ten dar kažką. Knygoje, aišku, tai knygoje, aišku, to nebuvo, bet, ta prasme, žodžiai, va, ten irgi, kad ten jis apie džihadą šneka ir taip toliau, tai va, viskas man tenais, tipo, į tą pusę buvo. Tai čia filme tas tiesiog dar labiau turbūt pastiprinta, nes vizualiai, kad, žinai, dar tą irgi. Nu, vizualiai tai man biški toks, labai norint gali surasti, tie patys Harkonnenai tokie biški naciai. Jo. Bet ta estetika, aš taip mėgstu, kai aš žaidžiu su tokiam estetikom, žinai, griežtos formos, juodai balta. Taip. Labai gerai, labai faina, bet jos per daug klišinė. Man ta tokia struktūra, kad jeigu tvarka tokia, tai, nu, iškart aliuzija, tas toks bejausmingumas, toks
Nacių kažkokį tokį vat Bet režimą. tai, Nu, blemba. būtent, taip, pas Fremenus irgi tvarka buvo, bet jie ten nežudė vienas kito, jie tipo labai vertino gyvybę, tuo tarpu Harkonnenai tvarka, bet ten, o bandysiu naują peilį, papjausiu 2 mergas, žinai, nu tai tipo. Nu, taip, ten jau, nu, tam sutirštinta. Tai čia ir naciška, žinai. Na, jo, bet man tas vat ir artimųjų rytų ta tokia vat piešinys ir toks, nu, blemba. Irgi suromantizuota, kaip jie čia vargšai ir kaip jie teisūs ir kokie jie humaniški. Nu, irgi toks, žinai, blemba, nežinau, ir kartu... Žodžiu, nebuvo inclusive labai, ar ne? Ištrūko. Kristi, baltotis vyras yra pagrindinis veikėjas, atsipalaiduok. Ne dėl to, kad inclusive, man tiesiog ir nepatiko, kad vis tiek labai gali rasti atitikmenų mūsų pasaulyje ir nežinau, kur čia toliau, žinai, sakau, knygos neskaičiau, bet šiaip tas panašumas į mūsų pasaulį kartais jisai, aš nenoriu, kad būtų tos klišės taikomas ir paskui gali ten įsivaizduoti, nežinau, vieną pusę ar kitą. Norėtųsi labiau fantastinio, kad jis nebūtų pririštas prie mūsų. Bet jeigu taip knygai buvo panašiai arba... Bet tai čia, žinai, Kristi, čia mes taip įsivaizduojam, ten jaunesnė karta, kuri ten, nežinau, taip istorija nesidomėjo ir kažką, nei ten tos nacijos prisimenu, turbūt nei ką, žinai, nei ten... Dėl to norėjau paklausti, ar jums buvo kažkokios asociacijos, nes aš manau, kad čia mano yra, kaip aš, žinai, kaip čia projektuoju. Nu, žinai, taip paėmus, tai tie blogiečiai, tai tokie labai klišiniai, žinai, kur man visada aš tokius žiūriu ir man visada kyla klausimas, žinai, kaip pas juos tie blogiečiai ten lieka dirbti, žinai, ten skrendi, lėktuve, stebi ten kur ten tie pabėgėliai, tada jie staiga dingsta, tau nusuka galvą. Nekos krūtas, tas šalmas man patiko to biško. Jo, ne, tai ten viskas. Ir tipo... Dirbčiaus tokį šalmą. Tada ten, tipo, pasakai savo šefai, tu gal pailsėk, jis tave ten uždaužo. Nu, tipo, nu, aš nežinau, norėčiau nebūti Harkonnenu. Giedriau, tavo kultūrinis suvokimas kitoks, tu netokį kultūrį. Jo. Nu, tai taip, bet tai va, aš turiu meni, kad jeigu taip paėmus, žinai, va, tipo, kažkokius filmus, kur tie tokie blogiečiai jau tokie, tipo, ribiniai, tai visiškas standartas. Tipo, ten gyvybė nevertinama, pjauni saviškius ten už bet kokią klaidą, žinai, ir taip toliau. Aš net nežinau, ar nacijų režime tai buvo. Čia yra blogiau nacijos. Tai yra sutirštinta, žinai, viskas, bet aš paimtas. Stilistiškai, ta prasme. Jo, nu, bet stilistiškai, žinai, gal nacijai ir buvo tokie, kad jie tą patį stilių taikė, kas žmogaus pradui yra ten priimtina, kaip atgrasų, ten juoda, balta ir ten, tipo, žinai, griežtos formos ir ten taip toliau. Nu, tipo... Manau, ir čia išnaudoja biški, nu, ir pas režisierius tą stilistiką, jinai tokia, žinai, nu, neblogai prasme pigus, bet pigus būdas pagauti, kad kažkas tai vat su jais yra, kad jie baisus. Tai vat kopijuoji tą nacistinę stilistiką, darai juodą baltą, nu, nacijai nebuvo juodai baltai, tiesiog filmus mes turim išlikusius juodai baltus, tai, žinai, dabartiniai sąmonė, kas asocijuojasi, jeigu juodai balta ir griežtos formos, tai jau kažkas tokio baisu. Tai čia tiesiog su dantų, žinai, tokių klišių sužaidžia. Čia kaip ir va, rusų visi debilai pasakoja, galvoja pasakyti žodį nacis, viskas jau reiškia blogas, net nesupranta, ką tas žodis reiškia. Tai tiesiog ant to irgi žaidžia, žinai. Daug paprašiau kažką tai demonizuoti, pavaizduojant juos, nu, arba pavadinant nacis. Nes tai jau yra toks, žinai, kaip žodis iš karto nešantis gerą bagažą. Na tai va, tai aš tą gal norėjau paklausti, ar nebuvo, mano nuomonė tai buvo truputėlį tas vaizdavimas pusių, kaip arabų tokių neišsivystysių smėlio žmonių, bet labai su didelė širdim ir šiaip, žinai, draugiškų, nes mano ten kitas ten naparnikas yra mano draugas ir panašiai, žinai, ir tų Harkonnenų toks sumatinimas ir tos kitos pusės man toks vos ne ten treti taikdariai ten, bet snyki vos ne vakarai.
ten, žinai, planus rengiantis tokie, žinai, vos ne amerikiečiai ir panašiai, tai toks, žinai, žemai kabantis vaisius, kur truputėlį lengva tada asociacijas kur žmonėm ir jie tada, čia šitie greičiausiai ne tokie buvo, nes mes turim pavyzdžių istorijų. Panašiai. Jo, bet iš kitos pusės, žinai, kaip tu vaizduotum irgi, čia tiesiog, aš sutinku, nu čia toksai paprasčiausias, žinai, gal pasirinkimas, bet iš kitos pusės, nu jisai funkcionalus, jis veikia, tai dėl to ir, žinai, ir pasirinko režisierius. Būtų įdomu, žinai, atrastų kaip kitaip dar blogiukus vaizduoti. Nu, žiūrėk, smėlio žmonės yra viskas ištikvys, kad gyvena lose, viskas čia dar man okei. Nu, bet tas, va, pavyzdžiui, religinis visas kalbos, nu, tas toks labai ir netgi vizualiai parinkti aktoriai. Nu, jie tokie, nu, arabai. Ir blemba, nu, toks... Kristi, bet tai, įsivaizduok, paimtum visur va baltodžius, kaip va aš tokie, kur ant saulės ilgai negali būti. Nu, biški irgi bullshit, nes esminė dalis jie gyvena dykumoje, nu, tai čia paprašiau, kad mums būtų tai visos asociacijos. Man, pavyzdžiui, kur nekliuvo tokie dalykai, buvo sostų karai. Game of Thrones'uose neturėjau asociacijų tokių ryškių. Bet ten irgi ten labiau... Ne, bet ta prasme jo, nu, bet tu supranti, kad ten gali būti iš tolimų kraštų, ten labiau ten tas, kur tas, pamiršau tą vadą, kur toks didelis vaidina bičios. Žodžiu, tos Dragon... Tai Drogo. Vyras. Drogo, tai va, viskas čia tinka, tu ten iš tų kraštų, tu maždaug visi suprantam, kad, nu, ten, tarkim, ir šiaip ta asociacija nėra tokia, kad ten, vat vargšiai, žinai, gera širdies, bet jos visada engia, žinai, nu, kaip čia man Dune, nu, biški tu žinai, kaip, nežinau, tai aš tik pavyzdį sakau, kad sostų karuose nebuvo to tokio, kad, nu, čia va, tai bandoma kažką biški pritempt prie realijų, o čia labiau toks buvo biški per man, nu, biški kliuvo, tai, žinai, kai jie ten vargšiai bėgioja. Vauk alertą pamatė Kristijonas. Ką? Vauk alert. Vauk alert, jo, Siomai gali identifikuoti. Aš Kristi suprantu tavo žinutę ir aš žinai, kaip aš gal labiau tai žiūriu šiek tiek paprasčiau. Kadangi settingas yra apie dykumos žmonės, tuo pačiu, kai ir Herbertas tas knygas rašė, tai irgi buvo toksai, nu, irgi apie arabus daug kas galvoja. Tiesiog, žinai, tas pasąmonėje vis tiek yra užsifiksavę. Ir staiga dabar režisierius nusprendžia padaryti, visi vaidina suomiai tuos smėlius žmonės. Tai tada tiesiog daugam bus toksai šnekės apie tai, kas nėra svarbu filme. Tai dėl to paprasčiau yra tiesiog įdėkim arabus ir viskas, nes, nu... Nu, taip, aš tai suprantu. Tai, žinai, tai šiaip man tas toks biškai patrigerina galvau, taip dažnai taip daug tos agendos ir taip visose filmuose toks kažkoks pritempimas būna, žinai, prie kažkokių bandymų, ten, žinai, volkint ir dar kažkaip ir ten, šiaip ten kažkokius rodyti ant tos pusės, tai taip galvau, biškai taip lengvai, bet čia, žinai, mes per daug apie tai šnekam, tai tas smulkmena, tas gal taip įdomu, ar norėjau pasiklausti, ar jums tas buvo kažkokios asociacijos truputėlį su mūsų nūdiena. Tai jeigu knygoje tai buvo, tai irgi faina, nes šiam metu vis tiek tos pačios realijos ir susiskaldimas pasaulyje, žinai, tai irgi parodo gadėtinai. Jo, bet dėl to ta knyga gerai yra, daug žinai pasako, kad tas irgi, nesakyčiau, kad jau tada, žinai, nieko nebuvo ir su artimais tais nevyko, bet esminė dalis, kad, nu, gera knyga. Tiesiog dėl to ir būna dažniausiai geras knygos daugelius sluoksnių užkabina ir ypač, žinai, realybėje irgi, ne vien, kad čia fantastinė istorija ir tiek. Nu, šiaip ten visa knyga iš principo yra apie religiją, apie mesijo fenomeną ir taip toliau. Tai labai gerai, sakau, filmai šitą parodė. Nu, šiaip knygose daug stipriau buvo, tipo, tas, kaip ten, tipo, tos Bene Gesserit, tipo, tas klanas, kad ten, tipo, inceptino tą religiją, kad jinai, tipo, sukurta ir tiesiog įbraukta ir ten, kad paskrėmė nutie tiesiog tą mesiją judeka, jos ten įtikino jos, kad čia turi ateiti, kad čia bus kažkoks mesijas, žinai, nu, ir tas knygose daug geriau matosi, negu filme, man atrodo, buvo parodyti. Jo, knygose ten ta dalis tai žiauriai faina ir iš to gauna. Šiaip fun fact. Jo.
išeis TV series ir būtent apie tai ir bus, vadinsis Dune the Prophecy. Tai Jo. bus toks prequelo serialas Dune. O kas daro? Ką? Kas daro? Kas daro? Tuoj pasižiūrėsim, nežinau. Gerai, kad turime po ranka viską, ką reikia. Jūlių. Ne Julių, o Google. Šiemet išeina beje. Jo, man patiko Streaming ten service kabina. Max, tai čia HBO. Ne. Nepažiūrėsiu. Tai čia jo gerai. Ir Jo, focusing on gerai. the Ne. origins of Bene Gesserit. Ir tiesiog apie juos pasakos, ir kaip jie veikia ir kaip pasodino Prophecy. Ne. Bus įdomu, bet HBO šiaip gerus daro serialus, tai gali Taip, daug. Jo, keisti tau geriausias. Jo, Game of Thrones irgi O, HBO aš buvo. pažiūrėsiu. Jo, daug kas ten iš tų gerų Game of Thrones, tai vieni iš tokių pirmų, kur irgi padarė man kaip filmus tos serijos pradžiai žiūrėdavau, tai žiauriai gerai. Nu, tai True Detective irgi jų. Nu, jo. True Detective, Černobylis. Beje, Teisingai čia. nieko. Sužiūrėjau tą 4 sezoną. Bandžiau žiūrėti nuo pradžių, nuo pirmo, prieš pasiruošti 4 sezonui True Detective, tai pirmą pažiūrėjau su Makovenegiu ir taip senai buvau matęs ir šiaip, ten kultinis, epinis viskas, su juo lengvai, antrą pradėjau žiūrėti ir iki antros serijos tetepiau. Negaliu. Tai sunkus labai toksai, tai nutrūko man tas vėl peržiūra ir šokau 4 ir nieko, visai neblogai. Ten ta aktorė panašau vardas. Jodie Foster. Bet Foster, jo, tai jaučias, žinai, kaip jau biškai mačiutė, ta prasme, jau sena aktorė, metuose. Bet nes, net man vietomis atrodė biškai persona vaidinta jau ten tą policininkė. Bet taip viskas cool. Paskui pripranti kažkaip, viskas cool. Tai visai nieko. Biškai mistikos, biškai ko. Bet nėra, kad ten labai jau kažkas sakytų, wow, bet tiesiog geras sezonas. Eilinis. O apie kurį tu čia sezoną šnekėjau? 4? 4. Kažkoks trumpas buvo, ar 8 serijos, man atrodo. Okay. Rodė trumpokas. Ne, aš pirmas sužiūrėjau visą, kaip nežinau ką, po to man nesižiūrėjo, nors ką. Pirmas buvo geras. Man trečias patiko. Rimtai, aš trečią net nedėjau. Visai cool toks. Man toks, kas su vaikais ir savo įkūna įvaukti, toks viskai tam tokie posakiai. Visai nieko, buvo geras tas aktorius, toks juodaodis detektyvas, tai taip visai cool. Sakau, 4 aš kokią 3 vietą dėčiau po 1, 3. Bet nieko, man patiko labai aplinka ten, kadangi Aliaskoje vyksta, tai tas su traibais biški toks, irgi tos mistikos truputėlį yra visai nieko. Su tom gentim vietinė malė, ten žinai, to kaip priduoda spūkį. Spūkinės, man tos spūkinės pirmam buvo geras, irgi tas Luzianos pelkės. Jo. O tu jūs kažkas turit HBO nusipirkę? Aš ne. Aš pasiskolinęs turiu. Kristis skolinis iš kitų. Paskolink iš man. Na, mane tai erzina vis tiek. Apie šitą mes, aišku, esam šnekėję, bet 50 providerių skirtingų turėti žiūrėti filmus, tai užmėse. Dabar turiu Amazon Prime, pasiėmiau mėnesiui nemokamai ir užsirašiau priminimus, kad cancelinčiau. Aš žinau, tą patį dariau ir dabar sėkmingai moku kas mėnesį. Aš cancelinsiu. Julius Centros. Aš tiesiog radau pažiūrėti. Aš žinau, irgi radau ir man tas faina. Dabar man įdomus dar konceptas, kad jie ir, tiksliau įdomus, užkliuvo tai, kad jie turi, kaip čia, jie pažymė, kur yra mokama dar papildomai medžiaga. Bet žinai, tas toksai moki mėnesinį mokestį, tada ne viską gali žiūrėti, kažkas tai vis tiek po paywallų paslėpta. Ir dar geriausia, aišku, aš kadangi nemokamą turiu, tai kaip nemokamą, tai ta pigesnė, tai man dar reklamos rodo. Tai kai pamačiau reklamos šokuose, man buvo, what the fuck is this? Jo. Kaip įdomu, nes pas mane reklamų nėra, bet
Aš man atrodo, nelabai galiu ką nusipirkti. O kiek tu moki į mėnesį? 7 ar 6 baksai eurai. 7,99 ar? 6,99 man atrodo. Ok, tai Tai Lietuvoje pigesnis. kitokia kainodara, nes Vokietijoje yra tipo 8, tai tada jau moki ir nematai reklamų, tada yra už 5 moki kas mėnesį ir matai reklamas. Ir po to dar papildomai yra, ta dalis šiaip man patiko, bet labai blogai atskirta jinai yra, tiesiog sumalta pilna filmų randi ir, o geras šitas filmas yra, pasileidyti pažiūrėti filmą ir rodo kainą, gali išsinuomoti arba nusipirkti tą filmą ir tada kainą išsinuomoti, nu aišku, nuo filmo priklauso, bet pavyzdžiui kokie 4 eurai, o nusipirkti 13 eurų. Bet dar geriausia yra- dalis kokį serialo sezoną pardavinėja ten už 30 eurų. Tipo, nusipirk sezoną. Tipo, I'm not buying this. Wow. Nu, Tai tai mes čia žinai, dabar- tu supranti, kad pažiūrėt vieną kartą. Tai dar būna ten dar nuo kokybės priklauso HD, ten prasme, Full HD, ten 4 ar 5, ten prastesnė, žinai, tipo, ten Jo, aš keturi, o kaip ką? irgi mačiau, bet aš kadangi cheap ass esu ir visą jaunystę pražiūrėjau nespalvotą šilelį kaime su diametru 10 cm, tai man SD labai gerai žiūrisi irgi, dėjau šantų visi. Ne, tai ten per ekraną viskas ok, aš kadangi čia turiu tą didesnį tipo, projektorių, tai kažkada čia kokį žiūrėjom tą korėjiečių filmą, žinai, nu gerai, pasižiūrim ar yra, nu nėra, žinai, nemokamai, joks ten nestreamina, nu nusiperkam, tai išsinuomojam tą kartą, ten dienai, parai, nu gerai, ten susimoki tada, blemba, yra keli skirtingi, žinai, ten tie kokybės, žinai. Nu, blemba, tai dabar susiruošiam tai pasėdėti ant didelio ekrano, nu gerai, sumokėsiu tą už geresnę, žinai. Toks kiekvienas žingsnis biškis tave turi perlipti, nes, nu, blemba, žinai, žiūri tą kainą, nu gerai, išsinuomosiu. Blemba, dabar kokybės dar klausimas, žinai, tu jau nori žiūrėti, mane tokius rinkti, žinai, ten tas ir tas. Nu gerai, kad dabar jau viskas kaip patogiai, viskas ten, žinai, mygtuką paspausti ir realiai jau susimoki, tai kaip pagalvoji, žinai, vis tiek komfortas didelis, bet tie visi tokie optionsai, aš irgi taip džiaugiausi Netflix, visi čia mes, man atrodo, kad ten viskas viename, visko pilna, pagaliau nieko, tik serčiai įsivedė ir visi filmą, dabar blemba, man tas bėsina, aš dabar vat pilna galvoju, gal namie pažiūrėt, bet, nu, galvoju, blemba, nu, filmas, kuris vertas kino teatro, tai nuvarėme kino teatrą, žinai, bet namie tas jau komfortas yra, žinai, bet atsiranda tas momentas, kad o tai per kurį čia dabar streamerį, žinai, kur čia man ieškoti, žinai, vos nereikia jau appso, kad, nu, didžias yra, bet, žinai, kuris surastų visus sudėtų ir tau tiesiog paspausti, išsirinkti, nesuk galvos, nes realiai būtų gal visai logiška turėti vos ne tokią search engine per visus streamerius, kad tau nereikėtų ten eiti per visas appsus, man užnesikės visus appsus eiti ten, ieškoti, žinai. Kristė, aš tau triką pasakysiu, IMDb rašo. Irgi gali nueiti pasižiūrėti. Nu tai va, tai va. mdb.com įsivesk ir parašo, kas jį darė. Tada ir pasižiūrė. Aišku, man dažniausiai tas ir liūdna būna, kad nors randu, tipo, o, krūtas serialas, ten, nu, ir komentarai, ir ten dar kažkas, tai dažniausiai aš per tai tik randu geri. Ir tada nueini ir ten koks nors Peacock ir taip, whatever. I never watching. Jo, niekada nepildys registracijos standartai. Ne, tiesiog bullshit. Nu, prasme, HBO irgi ten pat patenka. Aišku, ten daug yra, žinai, taip HBO filmų įdėta, bet, nu, plemba, nu, biškį too much. Iš vis galėtų centralizuoti per vieną ir kieno žiūri tas ir gauna, bet aišku, tas niekada Tai nevyksta. aš sakau, čia realiai turėtų būti search engine'as streamerių, appsas, kuris tiesiog apjungia ten, duodi permissionus, kad visus kitus appsus, kur ten turi, ir jeigu reikia, visi instaliuoja, bet realiai toks vos ne kaip search engine'as, kur, nu, patekšini tau per visus tą paieško, ir, nu, jeigu reikia, susimoki, bet, nu, tau žinai, bet, nu, aš tą darau dabar rankiniu būdu, gal aš čia primityviai darau, bet per Google eini, žinai, ir žiūri, kas tenai streamina.
Nes, pavyzdžiui, būna kartais žiūri, ieškai senesnio filmo, kur keli streamai turi ir ten kainos biškai skiriasi. Ir tu dabar, žinai, ten vienur moki ten 7, kitur ten 5,99 ar ten 5,9. Tai toks, nedaug, bet irgi, žinai, pliusas. Tai dabar tu... Jau gaunasi tokie makalyviai. Streamai, dar paywallai, dar ten reklamos. Jo, Disney čia kažkada įsijungiau pažiūrėtos Star Warsus, nes pasirodo irgi reikia, žinai, nėra kitur tik pas Disney, man atrodo. Tai irgi tą pigesnį pasiėmiau, reklamą dar deda tas šitai. Jo, šitą man dalis tai būdinti. Tai prasme, aš jau tada geriau daugiau mokėsiu, nes taip ar taip jau moku. Bet ten skirtumas nemažas gavosi, aš pamenu. Bet plus tu nežinai, kiek tos reklamos tam, kol neįdėjau. Jo. Nepaleidži. Šiaip daug tam, bet kaip per teliką vos. Prikišia ten daug. Po pusę minutę tą reklamą ir gan daug kartų. Įdomu, kiek dažnai Amazonė dar tas nėra blogai. Bet jo, anyways, čia pirmo pasaulio problemos, skundėsi. Netflixas tą norėjo padaryti, bet visiems godulys įdėjo tai turim, ką turim. Dėja. Aš šitą, kol nepamiršau, tai turiu bilietus į Lietuvą. O, tai norėjau tavęs paklausti, kada tu planuoji, kada man Tai atvarau Liepos vidury, tai prieš gimtadienį, kažkada ten 13-12 dieną, man atrodo. Tokias. Ir jis bus iki rugpjūčio 17. Tai mėnesį grubiai, ne? Jo, iki pabaigos rugpjūčio grubiai. Okay. Tai aš siūlau vėl kažką gal paplanuoti rugpjūtį. Varom į Anykščius. Ar į Bristolį. Ar į Bristolį, jo. Čia ir nuo Siomos dar priklauso, kaip jisai gali. Taip. Ne, aš tai kodėl pasakiau Anykščiai šiaip norėtus kur nors Niftėmų, kaip kad buvome į Trakus nuvarę. Kur nors, žinai, netoli, greit nuvaroma ir... Ne, tai tada į Anykščius all inclusive. Taip, skardžiai, davai. Aš turiu gerus prisiminimus iš Zarasų ten sodybos trobos, tai galim ten. Galim į Zarasus. Zarasus toli, aišku, bet drąsiai varom. Kaip tada vadai suėdė senį, nežinau, kokias tau ten geri prisiminimai. Pyzė, kai su... Ne apie tą kartą. Ne apie tą, tada gerai. Geresnį žino, turbūt. More recent, įsivaizduoju. Ne, Sioma išėjo, kad nereikėtų atsakinėti klausimą. Nežinau, kaip liko minutė tik. Tai davai Gidrainį naują paleisk. Aha, davai, Sioma, plungsimės prie naujo šitas mištai. Greetings. Mėšlinų kiemų ir toli pirtelę prieiti ir ežeras buvo žodžiu, buvo labai blogai. Droba tokia sena, mes atvarėm maždaug po Vilos Martos. Tokie jau, čia pasitūsinsim, ten šeimininkai kitam kambaryvos, nežinau, kitoj trobos pusėj. Čia grįžti apie Zarasų šnekė? Jo, tai buvo didelis feilas, kur pasimokiau nepasitikėti kitų rekomendacijom be nuotraukų. Nežinau, man buvo faina gal prie jūros nuvaryti. Galime prie jūros, jeigu norit. Aš tiesiog šiaip pasiūliau iš tos pusės, kad jeigu tradicijas tęsiant, tai atrodo kažką tokį Niftėmų dabar reikėtų. Jo, šiaip galima kažkur arčiau, nebūtinai gal žinai, o čia. Mes prie jūros varėm, Ir Auri bus gal lengviau išnekėti, tada irgi prisimti.
Tai faktas. Tai norėčiau kur nors, kur irgi nuošaliai, kaip čia, pašūkau, paūbaut, gyrioj, prie ežero, nežinau. Jo, aš irgi prie žiriuko kaip nors atrodo. Dar ant kokio liepto su alučiu ir šezlongiuku. Šiaip, aišku, jūra fainai, man patiko, bet aš visai ir nieko prieš ir privačiai kažkaip. Bet reikia omeny, kai buvom Nidoje į Nidą, taip ir nenuėjom. Gavus šalia Nidos prabuvom. Argi nenuėjom? Nuėjom kur? Ne, nuėjo. Apsiprekint, nuėjom. Taigi žuvėjom. Ne, taigi... Bet Ne, man atrodo, jūs... Visi vakarai vyko vis tiek trobelį. Taip, bet tai pas mus visada taip. Ne, maudytis, man atrodo, jūs ten. Mes su Giedrium nuėjom. Jūsų jūros nematėt, turbūt, man atrodo. Aš dabar galvoju, ar aš buvau, bet man atrodo buvau, gal taip. Pagalvoti. Gal ir buvau. Ne, man rodos, kad buvau nuvaręs, bet... Jo, tai va, tai tokia va žinia. Ne, gerai, kad pasakėjai, aš irgi dabar galvoju, kada man bilietus imt vasarai, tai irgi taikysiu tada panašiu metu. Samuelė, kokios tavo mintis? Man įdomu, per kiek laiko Selmai dažnus, kad jo klausia. Ošia miškas. Nu tai... Susiplanuos. Tai aš įmesiu paskui, kada man patogiausia, bet... Aš ir Liepos vidury, bet pasiplanuot galvoju rugpjūčio 1-2 savaitę, po 1 savaitės. Išvažiuoja namiškiai, aš liksiu vėl porą savaičių ilgiau, tai galim bandyti vidury rugpjūčio. Reikia pasižiūrėti, nes man atrodo, mes atostogų gal rugpjūčio pradžioje esam užsibukinę jo tikrai. Tai va, pasiderinkim. Reikia pasinerinti tas jo. Nu tai suderinkit savaitgalį, tai dabar įtaikom, kuris visiems tinka. Aš kol kas nieko neturiu, bet man laiku irgi atsiras planai, tai gerai būtų iš karto. Jo. Tai tu, Kristi, pasakyk, kurie pas tave bus laisvesni, nesuplanuoti savaitgalį. Jo, tai aš irgi sakau, kad po 1 rugpjūčio savaitgalio galim tada, aš dabar pažiūrėsiu tiksliau biškį. Kas 1 savaitgalis gaunas labai anksti, tai tai 2 savaitgalį arba 3, dabar galvoju, ar aš 3 dar būsiu, turėčiau būti. 2-3 savaitgalis, man atrodo. Noriu irgi pažiūrėti. Nes man atrodo, tas 10-11 rugpjūčio būtų idealus variantas. Pažiūrėsim, nes mūsų vestuvių metinės 10, tai 12, tai 12, po 14. Bet čia jo, mes galim gal ir kitą savaitgalį, nežinau. Jo, pradėkim planuotis, tada viskas bus aiškiau. Ne, 14 gaunasi trečiadienis, tai 50-50 yra į kurį savaitgalį numės. Tai jo. Nieks iš anksto nešvenčia. Avansą. Bet pasiderinam, jo, čia jo. Pasiderinam. Aš už kokią keistą vietą galėsim pažiūrėti, gal kažkas kokį turi variantą galvoja, visada galim Dubingiai, jeigu yra laisvi, man tinka visai pan. Nežinau, bus ten kaip gėmės. Ko nebus? Gėmės nebus kaip. Bus viskas ten. Nebus kaip gėmės, čia svarbiausia dalis. Eik, tu ten nematai, kaip yra viskas kietai. Tai vieta aiškiai reiškia, nes Kristis reklamuoja. Ai, ne, nežinau. Aš nepasitikėsiu draugų rekomendacijom, nepamatęs nuotraukų. Man reikia, kad video būtų rašyti. Aš nuo to irgi nepasitikiu, nes sugeneruot galima dabar jau labai lengvai. Ir video jau generuoja. Tai man minutės ilgio, minutės dar negeneruoja. Žinosiu, kad tikras. Turi matytis pirštai ir kaip eina.
Jo, ir pastoviai kas 5 sekundės sakyt, kokia dabar data. Nu, žodžiu. Gerai, viską suplanavom, aišku. Tai jūs aiškinkitės, kas ten pasisakste. Aš prisitaikiau. Nu, palauk, tai mes jau beveik viską sudylinom. Giedriu, tau reikia... Aš nežinau, Giedrius sakė, atostogauja ir švenčia metinės, tai... Simo reikia... Sound very busy. Sioma, kaip supratau, sakė, jūs tik pasakykit daktą, jis atkrenta iš karto. Pasiderin. Sioma, kaip su mokslais pas tave ten tuo metu? Tai pas mane nebus mokslo, pas mane birželio pabaigoje baigėsi mokslai. Sioma bus viskas? apgalvotas jau. Vasarą. Galėsim tave kreiptis daktaru? Mokslai, nu kaip, vos atostogas, paskui... Nutrišius. What? Nu, Nutrūkama. Jo. Gal jis kažkur pakeliui? Ai, gal. Ne, aš nepakeliui. Pastoviai čia prisijunginėja pas mane prie Wi-Fi'aus. Aš bandau pasišerinti su telefu, žinai. Internete kambarį ten. Iš kaimynų vagi Wi-Fi, Sioma? Ne, savo turiu. Kaimynų vagi Wi-Fi. Prisijunginėja. Savo nenaudoja. A, nu va, dabar. Prie telefo prisijungiu. Iš karto balsas smooth. Bent jau net. Turėtų geriau būti dabar. Nu, krivant savo. Tai Sioma, kiek tų dalykom? Dar metai be šitų, ne? Jo. Okay. Ir tada jau būsi viskas, jau baigęs mokslus, ar po to dar kažkokius tai galvoji? Ne, jau kažkaip neplanuoju, reikia pailsėti. Can relate to that? Užtenka. Simui jau vaukas per gerklę lenda. Ne, ten per daug nieko ten nėra, bet tokio krimžo irgi užmeta kartu. Man atrodo, ten įmeta tas paskaitas vauko, kad, žinai, išryškint, kurie neatlaiko to užkietėję ten konservatoriai, nežinau, kokie ten. Kažkaip tai nebuvo ten, ten labai baisiai, žinai, bet žinai kažkas. Ta prasme ten, žinai, tokio užmeta, žinai, taip autobabliu, žinai, galvoju, palemba. Žinai, čia ne aš tik vieną, žinai, ten kažkada valgėm su grupiokai, žinai, tai netgi jinai pati pradėjo, žinai, ten sakyti, žinai, ką tu vočiai fein, žinai, sakau, pažvengėm, žinai, ir viskas. Jo, man tas yra toks, žinai, viški, labiau, kaip čia, kartais susidurdavau su tais Kalifornijos vauk atstovais, tokiais Darbė, nu, kažkur jo ten, nežinau, aplinkoj, kur ten, žinai, tikrieji tokie nuoširdus, įtikėtojai ir, nu, nežinau, kaip per filmus ir kaip per vaizdelius matai, kur ten, žinai, jo, taip tik tai yra ir čia, tu panašiai, tai kažkaip, žinai, nu, blamo, ką žinau. Sunku tą suvirškinti ir suprocesinti ir toks, ar kai žmogus matai, kad tikrai jam tas patiki ir taip, žinai, nu, nežinau. O mes, žinai, esam tokie labiau pragmatiški, va, čia pabendraujam, nu, taip iški, atrodo, ten kažkur logikos gal nelabai, dar kažką, nu, tokį vis tiek, dabar, va, čia šnekant pagalvojau, kad tas vaukas patapo biški tokiu cringe'u ir juokeliu, tokiu, žinai, kas neturėtų būti, jeigu jau taip jau, žinai, kalbėtumėm apie... Galų galę, žinai, ten tai juokeliu. Ne, nu, bet blemba, žinai, toks... Fuck. Mes turėtume būti, tarkim, apsišvietę inteligentiški žmonės ir visus matyti vienodai ir tas yra, eina lygiagrečiai.
viskas gerai yra su lygiom teisėm ir ten visokiais, nežinau, pasirinkimais ir viskuo, bet tas visas woke judėjimas arba ten tokia, kuria linkme eina, jis biški cringe'as ir va tada tampa biški Aš pajuokos. tai manau, objektu. čia ta prasme ten ne tiek, žinai, pats, žinai, judėjimas ką padarė, bet tiesiog viską padarė ten tie žmonės, kurie norėjo iš to pinigų pasidaryti. Visokie ten diversity, equality and inclusion, taigi dabar ten, žinai, čia biznis yra labai didelis, žinai, ir ten tiesiog, žinai, visi į jį įsisuk nori, žinai, ta prasme, reikia parodyti, kad tu dirbi, žinai, tai paskui, žinai, kai reikia susigalvoti kažką, tai prisigalvoja visokių ten briedų, žinai. Nu, čia man tokia labiau pasiekmė, žinai, ta mintis buvo gal ir gera, bet gal, aš tai man tai atrodo, kad tas visų vedlių ir tokių, kas buvo aktyvistai, negebėjimas teisingą linkmę nuvesti šitą visą, žinai, visą judėjimą, mintį ir visą šitą, kaip čia pavadint, žinai, tai tas iššaukia, kad, nu čia dabar puikiai proga pasipinigauti, nes, nu vis tiek visi klikė, visi ant emocijų ir tas labiau man pasirodė šalutinis efektas, kad dabar nuėjo į tą tokį, nu tai jo, čia reikia viskas ant popieriaus, kad yra viskas inclusive, o realiai visi pakrindžinam ir, žinai, už nugaros pašnekam, kad čia yra tipo biškai, žinai, juokingas. Tai, nu jo, tai va tas biški, kaip ir man tas, žinai, pasąmoniai sako, nu, blema, taip, žinai, čia kaip šaipytis negražu, ten iš kokio nors, ten, nežinau, šlubo vaiko, tai va čia tas pats yra, žinai, negražu, bet visi kieme vaikai šaiposi, žinai, arba ten. Nu, blemba, nu. Nugaro šneka, tai čia toks biški yra toks fenomenas, kur, žinai, jo, tu supranti, bet tas evil primatas tavo vis tiek daro tą blogą dalyką. Nu, bet aš kažkaip nežinau, nu gerai. Galimai, aš net gali būti, kad, žinai, nesu pakankamai, kaip ten sakyti, žinai, išprūsęs, nu, tipo, kad būčiau, nežinau, pakankamai tolerantiškas ten ir taip toliau. Bet man kliūna tie tokie, nežinau, dabar taip atrodo, ten ekstremumai, žinai, tipo, kas ten su tuo eina, žinai, nu, kaip ten, žinai, drag show mokyklose ten ir taip toliau ir panašiai, nu, kur, ta prasme, man, nu, tiesiog atrodo, kad ne laiku ir ne vietoj, ten kai kurie dalykai yra daromi. Pati idėja, ta prasme, taip, kad kaip tu ir sakai, žinai, tai iš to kaip ir nesijokiam, bet kadangi, žinai, kaip sakau, ten, kur yra perspausta, tai tie tada ir tampa juokeliai, žinai, nu, kad ten tokie atvejai, kur, nežinau, dabar kur čia va su tuo Baby Ink, kaip jis ten vadinasi, ne, ir ten tipo buvo čia video, kad aš ten juodaodė moteris, dar game devė, kažkaip ten tipo ir kad jos komanda visai yra tik juodaodžiai, nes jie nesijaučia saugiai, jeigu yra baltaodžių, tai todėl mes baltaodžių nesamdom. Kur tai yra tas pats rasizmas, kaip prasme. Čia atvirą tekstą. Nu tai taip, ir jie tipo to nemato, jiems atrodo, kad čia viskas yra gerai, tai bent jau, kai nu, mano pasąmoniai, kai tipo, aš ten numetu čia, tipo, čia vauk, nevauk, tai aš kalbu apie tai, kur žmonės, ne apie tai, kur jiems esmė yra būti to dalim ir kažkaip save tame judėjime išskirti kaip ypatingus, kad jiems daugiau dėmesio būtų. Nu, tai, tipo, kažkaip taip, tai tas man yra juokinga, žinai. Jeigu aš sutinku žmogų gėjų, kuris ten tiesiog yra gėjus, tai aš nejaučiu jam, žinai, nežinau, nemastau aš apie jį, nu, tipo, žmogus ir žmogus, žinai, bet jeigu ten atsiranda kažkas, kur ten, žinai, sako dabar, tu
esi blogas, nes tu gimėjai toks, koks tu gimėjai, nes tu esi baltaodis, middle age vyras, tai tu tipo automatiškai esi blogietis, tai, nu, sorry, tada žinai, aš manau, kad neadekvatus žmogus esi, nu, tipo. Čia dar daug, man rodos, ateina tokių probleminių vietų su to woke judėjimu, nes, man rodos, iš kur jis yra kilęs. Ir kai Amerikoje čia tas viskas prasidėjo, ir tos problemos yra lokalios, kur dažnai sako, ten kokiuose komentaruose žvengia, kur ten kokį nors įdeda, ar ten parduodu, ar ten ką. Kaip čia, pasaulinė kokia grupės ten. Ir neparašo, kurioje vietoje, arba ten kokią nors eriją parašo. Tai sako, nu tai matyti iš Amerikos, nes visą laiką įsivaizduoja, kad visas pasaulis tai jie. Tai ir tos problemos apie rasinės ar dar, nu, pavyzdžiui, pas mus visai kitaip yra, bent jau man visą laiką yra toks, ne tai, kad tai ignoras, ar labiau gal toks, nu, nesuvokimas. Aš suprantu, kad man sunku suvokti tą principą, tu žinai, ten rasizmo, bet tu to nepatyrei savo aplinkoje ir tu į žmogų žiūri ir labai Viskas atsiprašau. lakuojasi. Tai žinai, tu supranti, kas kame problema, bet tu to, kai nepatyręs, tu gal negali visiškai įsijausti ar tam. Jo, tai aš kaip ir sakau, gal man, žinai, trūksta suvokimo. Tai. Žinai, ir tas, nu, tai pagalvojau, kad ir suvauku, tas būna, gal, žinai, kartu iš kur išskylęs ir ateina ir tos biški lokalios problemos arba situacijos. Bet, ką žinau, nu, Anglijoje stiprus judėjimas irgi, aš taip suprantu, ne? Vokietijoje. Jo, nu tai, ta prasme, Kaip ir labai sakyti, žinai, kad Amerikos kontekstas. Tai. iš Amerikos ateina, nu tai kaip pasako čia, žinai, ten pirma Amerikoje, paskui po 2 metų, žinai, UK atsiranda. Nu, bet tai jeigu jis, kaip sakyt, prigyja, nu, tai vadinasi, kažkaip vis tiek yra kažkokių paralelių, kas ir UK yra svarbu žmonėms, tada nežinau. Nu, Nu, tai vis tiek Amerikai, žinai, ir UK, tai kažkaip vis tiek ten ta istorija, biškelį ten ir su slave trade, žinai, ten susiję, tai gal, žinai, tas jiem labiau yra aktualu, žinai, ten. Nu, žinai, gal visai vakarų Europai, nes ten vis tiek, žinai, ten tas visi ten ekspansijas vykdė visur po visą pasaulį, žinai, dėl to, žinai, čia paskui ir gaunasi taip, kad, žinai, čia toks, žinai, kalties jausmas visiems, žinai, ir tas vaukas tiesiog, žinai, tą sustiprina, žinai, tiesiog primena pastoviai, žinai. Ten. Nu jo, gal nepatogu prisimint, žinai, bet kai... Tai vat, nu, Čia ne tik apie tą prasme slave trade, žinai, ten apie viską, žinai, tą prasme, ten tas social justice, žinai, toks movementas, žinai. Jo. Apie viską, žinai, tu tą prasme, ką tau realiai reikia pasakyti, kad tu esi opres, žinai, ir viskas, ir ten. Ir jau taukiną turėjau, žinai. Tai kuo daugiau ten oppression taukenų ten prisirenki, tuo tau geriau, žinai. O kai tu esi later middle age, tai į minusą. Kaip šnekėjom apie gykų, moksliukų, informatikų aukso amžių, tai čia irgi viskas keičiasi, apsiverčia 108 laipsnių. Ir kada buvo baltieji čia tipo cool, nu ne cool, turėjai privilegijų daugiau, tai dabar po biškį svarstyklės kitą pusėje, bent jau ant popieriaus. Realiai tai viskas kaip buvo, taip yra. Du man tas su tom privilegijom tai irgi ten, žinai, ten labai ten, žinai, bando ten primesti kažkokias privilegijas, tai realiai tu ten, žinai, visi ten, ta prasme, vieni turi jas ten dėl to, kad ten tėvai kažkaip padėjo, žinai, kiti ten neturi. Ten nesvarbu, ten, žinai,
Jo, Ir tu čia esi, žinai, daug bet problemų, žinai, ir aerijos, žinai, ir tam, ta prasme, ten, ir vaikystė, kiek tu ten esi užaugęs, žinai, ten, ta prasme, Tai dėl ten tokio, tavo žinai, paima psichologinė būsena. pavyzdį, kur ten, žinai, tą tokį klišinį, kur, nežinau, ten, Django ar kokį ten atvejį, kur ten pietiečių plantacininkų ten, kokių nors ten, nežinau, ten naftos magnatų vaikai užaugę ant svetimų pinigų tėvų ir paskui turi startą žymiai geresnį ir ten ir panašiai. Tai čia gal kažkokį tokį klišę paima, kur irgi ten 0,01%, žinai. Ko Europoje dar mažiau turbūt turėjai, nes pas mus kai kurios šalis iš vis to tokio net nepatyrė, apart ten, žinai, kažkokį tai rasinių dalykų, apart vėlgi, kurie buvo kolonistinės šalis, ten didžiosios valstybės, tai ten irgi su labai skirtinga istorija. Migrantų, žinai, irgi pilna dėl įvairių priežasčių. Bet, pavyzdžiui, Lietuvoje to iš viso nelabai mes tokie nykštukai, kur ten ką? Baltas, dabar visi baltaodis. Gerai, Hebra, aš jau turiu varyti. Varyk. Davai, smagu, kad prisijungi. Jep. Jo, bet, pavyzdžiui, ką jis siekia, ta prasme, kame problema? Aš tai, pavyzdžiui, vis tiek su tais vauk, nevauk, man kažkaip skamba, kodėl tiek daug apie juos galvos, kad, yra dalykas, who cares? Jau nebesakau, kažkaip čia buvo tiesiog galbūt tos temos, kur ten tokios aktualios aplinkui sklandančios kažkokios ten situacijos, tai mes vis pašnekėdavom. O dabar galvoju, kaip čia mes nuėjom link to, tai čia nukrypom į tą šoną. Matyt, kad vis tiek tas judėjimas, apie tą cringe, šiaip, žinai, kad pamačiau, kad, žinai, vis tiek mes tam maždaug panašiai galvojom ir mastom, man atrodo, arba bent jau galim padiskutuoti, žinai, vienas kaip ką galvoja, o su vauk pusė sunkiau diskutuoti dažniausiai būna, tai, žinai, tas pirmas man toks, alertas, kur yra blemba, aš tada nuomonę pasilaikysiu savo, bet tada, žinai, tos diskusijos nelabai yra, tas mandagumas yra, kad, žinai, nekelt bangų ir pats savo galų galėtų, matai, ir tą cancelinimo kultūrą, kur tu galvoji, man geriau, nuomonė, jeigu jinai yra, kad ir diskutuotina, tai mano nuomonė kitokia, Čia, žinai, nepulsi čia, žinai, kariaut. Apie religiją, rasizmą, kokias ten dar yra politika, šnekėt atsargiai reikia, vien ir dėl to, kad į temos, žinai, kurios jautrios. Dabar žinai, kad šitai reaguodavau, kad tai kaip tik reikia šnekėti, bet, žinai, atsirinkis. Aš galvoju, kad čia tokia išauklėta pagarba kitam, kad ir jo netrigerint. Jeigu aš jaučiu, kad kitas žmogus tai jautriai reaguos, aš tiesiog to nekelsiu klausimo iš mandagumo. Ir tai net nebūtinai yra, čia jau paskui ateinančios galbūt pasiekmes tau ten blogai ar ten kažkas ten nepalanku. Bet labiau pirmas yra toksai, kad, tau nesmagu, tu ten kažkaip emocingai reaguoji, tarkim, tai aš nenoriu tau diskomforto. Iš tos pusės jau. Ne, dėl šito tai jo faktas, ta prasme, visiškai sutinku. Bet tada tau... Jo, jeigu žmogus neadekvatus, ta prasme, neadekvatus čia stiprus žodis, aišku. Bet šiaip tiesiog, matai, jeigu žmogus, kaip ir tu sakai, labai jautriai reaguoja, tai tiesiog tas temas reikia ir paslėpti savo. Galų galia vieną žinį dalyką aš suvokiu su gyvenimu, dabar jau kadangi seniai daromės išmintingi visi. Tai tiesiog nejaust poreikį kažkieno nuomonę pakeisti. Ta prasme, bendrauti tiesiog šiaip. Maksimum sužinoti kitą nuomonę, bet nesiekti jam įrodyti, kad jinai ten teisinga ar neteisinga. Man tai gal ne tas pakeis, man labiau tarkim šito vauku ir šiaip visais pakeis, kur aš labiau pats noriu sužinoti ir jeigu man, tarkim, jeigu tu keli klausimus ir lieki kaltas, arba ten kaip nors klišiam paremta ten
tie atsakymai ir tu jauti, kad, nu, jie tokie, žinai, ant prigavimo. Tai, nu, man nėra tikslo pakeisti. Bet dėl to, ne dėl to, kad nemalonu, man supranti, man ne tai, kad nemalonu, man yra toks, kad aš nuoširdžiai noriu padiskutuoti, neprigauti tave arba kad pakeisti tavo nuomonę, bet labiau išsiaiškinti ir sužinoti. Bet jeigu tai diskusija kažkokia ne be emocijų, tarkim, arba, žinai, nekancelint iš karto, jeigu tu keli klausimus, nes dabar yra iki tokio lygio, kad maždaug, tai tu čia esi homofobas. Taip, gaudu. Kaip antisemitas, taip homofobas labai mėtosi tom frazėm, žinai, ir diagnozėm. Tai čia iš karto yra nekonstruktyvi diskusija ir aš jau pasižymėjęs, apart su jumis, kur pašnekė, pasižymėjęs, kad, čia visos tos feminizmai, rasizmai, jautras temos ir religijos, reikia visada pirmą, išsiaiškinti ir dažniausiai aptakiai su kažko pradėti, nes jeigu tu šoksi, aš taip ir taip, tai gali tiesiog tą reakciją tokia biškį iš karto labai aršia. Tai, nežinau, man iš karto tas yra red flagas, kad kažkas negerai su šitą tema arba su šitą. Nes, aišku, čia individualiai, bet daugelis pavyzdžių yra, kad kažkaip tas logikos, dėl to ir tie visi krinkai ateina, kad tas logikos patrūks argumentų. Bet tai va tiek ir nuėjome į tą pusę čia labiau. Bet visada. Sakau, čia tas atvejis ir yra, kur, nesišneki, su kiekvienu praeiviu gatvėje tokiam temam ir tiek, nes kam to reikia. Gerai. Ruošiasi daryti, man atrodo, vėl tą referendumą dėl pilietybės. Jo. Darys per pirmą balsavimą prezidento. Tai būtinai pabalsuokit žmonės. Giedriau, nebalsuok čia kartą prieš. Ten kažkaip klausimas užduotas tūpai. Aš nesuprantu, kaip reikia teisingai atsakyti, kai aš noriu rezultatą, tai reikės dar pasiaiškinti. Nes ten kažkoks, ar linkęs esate, kad būtų daugiau negu ten 3 draugystės viename ir ten apie daugiau nei vieną pilietybę klausimus iš tikrųjų. Man vėl trūksta kažkokios socialinės reklamos šito klausimu. Kad man trūksta aktyvios kažkokios grupės, kurie atstovautų, nežinau, tos pačius, rodytų, nežinau, kad tai nėra baubas arba dar ką, galų gale netgi paaiškinti pliusai, minusai, galų gale kažkokios diskusijos, viskas labai tyliai, nes realiai vėl greitai bus kitas balsavimas. Jo, bet tik kažkas žiūriu, tai gal Lietuvoje kažkas vyksta, aš neįsivaizduoju, Giedrenė, tu gal biškai labiau informuotas. Šito tai nelabai ką žinau. Aš prisipažinsiu, aš įspūdį esu susidaręs, kad net debatai prezidentų kandidatus nevyksta. Ta prasme, absoliučiai nieko nevyksta, nors rinkimai už 2 mėnesių. Kol kas tai nieko negirdėjau. Šugaras parašė, kad nori su visais pašnekėti. Jo, tas buvo žiauriai. Čia būtų žiauriai krūta. Ten jau 2 atsakė kandidatai, bet esminiai tai neatsakė. Galėjo Vėgėlė, Šimonytė ir Nausėda pasirašyti, tada jau būtų formatas. Nes čia būtų prikolina pamatyti. Aš pamenu, kai buvo šitas raustai, ten politikų gal prisimenu. Taip. Vilniaus merus ar kas? Taip, savivaldybė. Jo. Savivaldybė ten. Šiaip, aš tai uždedu pliusą visiems, kas dalyvavo. Ten parašė, neparašė, tos ten raustus man vienodai, bet kas išdrįso ir taip, ta prasme, prisirinko pliusų žinomumo prasme, tikrai į publikos jaunimo tarpe vis tiek kažkokį užsidėjo, net ir ten pakrindžinus ten apie kažkokią darbo partijos, ten tokią moterytę, bet jau jos veidą matei, jau kažkaip biškį aprūvalas toksai, tai čia visai tipo kūnas nepabijojo ir visai atsilaikiai, tai tas pats gavo Raskevičius, man atrodo, kas ir turėjo tas, bet vis tiek, tas pats Benkunskas pradėjo lystinai į viešumą, ten aš šiek kitą, nelabai nežinojau to. Ir panašiai, tai tas buvo, ir aš galvoju, toks labiau arčiau žmogaus ir arčiau liaudės tas, nepaliečiamas politikas, kur ir prezidentas labai norėtųsi, kad būtų arčiau negu dabartinis.
žinai, toksai žemiškas ir, aišku, čia norėtų Obamos Lietuvoje iš per daug, bet kad neieškotų ten, žinai, žodžio kišenėje, ar kad ten šiaip nepabijotų ir kažką tokio improvizuoti, tai jau ne. Čia gerą temą Bet čia- užkabinom, įdomu būtų rimtai pašnekėti apie kandidatus prezidentus, nes aš prisipažinsiu, aš tai nei vieno nematau gero kandidato, už kurį galima būtų balsuoti. Nu, tas buvęs konstitucijos teismo teisėjas. Taip, bet jis iš niekur, kas jis toks, aš net nežinau, ar jis angliškai moka. Tai vat galima sužinoti, bet aš manau, kad moka apsišvietęs. Jis nėra iš niekur. Vėlgi jo, tada reikia ten, žinai, klausyti ten žinių radijo, žiūrėti LRT ir taip toliau, tada tu jį žinai, nes jį dažnai ten pasikviečia ir taip toliau. Plus, Kokia pavardė? Dabar reikia prisiminti. Jis man atrodo vienas iš tų, kur pats Šurajevo irgi pasirašė ateiti. Gaižauskas, nežinau, kažkoks. Man tai visada keista, kai protingi žmonės, bet visiškai nežinomi, dirbė kažkur ten gerai, sakau, protingas žmogus, bet jisai ne viešumos atstovas, ta prasme, viešumoje nesirodantis ir paskui iššoka ten, kad ir pusę metų prieš ir naiviai tikisi, kad jo darbai ir ten, šiaip nežinau, kokia nors ten... Dainius Žalimas. Žalimas, tai čia... Dainius Žalimas. Gaižauskas. Girdėtas. Tai raidė tas pats man. Jo, čia galbūt... Žemaitaitis irgi kandidatuoja. Aha. Prasme, ką? Tai Šimonytė paskelbė, kad bus, ne? Jo, Šimonytė irgi. Bet aš nemanau, kad Šimonytė gera prezidentė būtų. O Nausėda geras prezidentas? Ne. Tai kartelė žemai. Ne, tai bet ką aš sakau, kad nėra kandidato iš tikrųjų, kuris... Blema, aš šitą labai nemėgstu. Eini ir Žinai, Dakai. reikia duoti progą žmogui. Čia kam Vėgėliai? Ne, tam, kuris ten bent kažką atitinka tavo, žinai. Pavyzdžiui, vienas variantas yra, aš Landsbergį dažnai pasiskaitau, Gabrielių Landsbergį, ta prasme, anūką, Twitteryje. Ir pavyzdžiui, aš jo ant biškį nesuprantu irgi kaip žmogaus. Ta prasme, jisai būna kartais tokias žinutės parašo, kur, blemba, aš nežinau, pasakykit, kaip jūs jaučiatės, bet pavyzdžiui, aš kaip Lietuvos pilietis ir rinkėjas, kuris balsuoju už konservatorius arba apskritai ten palaikau Landsbergio pozicijas, tai aš, pavyzdžiui, Landsbergį palaikau ne dėl to, kad jis afigienas politikas arba afigienai ten kažką tai yra padaręs, bet labiau į skolą, aš pavadinčiau taip. Kur, davai, aš tave palaikysiu, bet, tu bent būsi kažkiek, bent aš įsivaizduoju, adekvatus balsas, kuris kurs normalią politiką, pavadinkime, arba palaikys normalų pulsą, nes tiesiog nėra iš ko rinktis. Pavyzdžiui, šio ten kai kurių pasisakymų būna, tai taip paklausai ir, tipo, tai daryk ką nors, o ne užsiminė kažkokia tai nesąmonė. Ir tiesiog su to pačiu jausmu, mano pereina visas tas ir į prezidento rinkimus, kur realiai, nėra normalių kandidatų. Ir va dabar labai geras, va ta tyla tokia, jokio debatavimo, jokios, žinai, kažkokios informacijos apie prezidentų rinkimus, apie ką jie siūlo. Aš nebejoju, kad visi siūlo gerovės valstybę, nes tai yra zaibys. Bet esminė dalis, kur, tušia apie nieką yra ta politika, pavadinkime taip, ypač dabartiniam fone Ukrainos karo, kur, tu arba kažkokią tai tada tvirtą žinutę neši apie tai, kad darysim, reaguosim, o ne kur apie nieką vėl politiką darysim. Nes, jinai visą laiką ir buvo daroma. Ir pavyzdžiui, kodėl aš sakau Šimonytė, kaip man kaip kandidatas neatrodo stiprus. Jinai, labai gerai matėsi iš tikrųjų. Čia jinai Vokietiją buvo atvažiavus, tai vokiečiai visai nemažai ir laikraščiuose rašė ir rodė jos intervus. Tai, jinai gali pasakyti ir jinai man patinka, kad jinai paprastai atsakinėja į klausimus. Jos ten paklausė, žinai, tipo, Putinas gaidys ir jinai taip, jo, Putinas gaidys. Ir
nu, taip neklausė tiesiogiai, bet tiesiog jos atsakymas, žinai, tiesmukas toksai gali būti, kas yra gerai. Aš nesakau, kad čia reikia mokėti valdyti žodį ir ten labai kažkaip tai diplomatiškai atsakinėti. Bet labai matęs jos tas toksai paprastumas ir iš tos pusės, nu, kaip jinai dirba. Jinai vis tiek, nežinau, gal čia negražiai nuskambės, bet man jinai atrodo tokia, kaip, žinai, buhalterė. Nu, tipo, kur padaryti darbą, vat ką reikia liepti, bet, nu, jinai tokių idėjų kažkokių tai, kad iš savęs vystytų, nu, nėra. Ta prasme, neįkvepiantis žmogus, pavadinkim. Prezidentas pas mus yra toksai, kuris turėtų įkvėpti. Nu, tiesiog žmogus, kuris, nu, kažkokį tai, žinai, pulsą pametė, dar kažkokių idėjų, nes iš principo jis nieko Lietuvoje neveikia, tiesiog prezidentauja. Tai, žinai, kažko to norėtų. Dėl to man Šimonytė geresnė yra premjerė. Tegul jinai ten sėdi ir niekur net nešokinėja, nes o kam to reikia? Aš tai kažkaip dar, mano komentaras būtų, kad dabar mes turėjom tokį, kuris vaikšto ir ten susitikimus ir visur atstovauja Lietuvą, bet toks keltas. Nu, jis nėra, nu, man atrodo, jis kalba kličiam, jis yra labai nekonkretus. Jeigu kažką klausi, tai Šimonytė yra priešingybė ir aš suprantu tą tokį paprastumą, ką tu sakai. Gal jinai per paprastą. Gerai, tu kažkaip mane taip supranti. Man Nausėda yra išvis žemiau Plintuso. Prasme, man Nausėda yra tam pasiam lygmenį kaip vėgėlė. Tai aš tiesiog įvedu viskas dabar kaip, nu tai, ir šiuo atveju tas paprastumas, tiesmukumas, man gerai, paprastai sakykime, man nebūtų gėda, jeigu jinai atstovautų užsienį Lietuvą. Ir man tas daug, ta pati ten Merkel, ten daug yra tokių ganėtinai paprastų prezidentų arba ten, nu, ne prezidentė, bet kanclerė, bet buvusi, bet nu, gerai, Kristi, galiu aš nebūtinai čia reikia kažką. Ne, tiesiog, ką aš noriu pasakyti, aš jau pastebėjau Lietuvos politikos ir apskritai Lietuvos bėda yra. Tas, ypač, ką tu pasakei, nebūtų gėda. Tai, šitas man ir kliūna. Jinai ir yra tas, ir Landsbergį dėl to sakiau. Man Landsbergis nėra gėda kaip užsienio reikalų ministras. Bet viskas, čia ir pasibaigė. Ta prasme, bet jis ir nėra kas įkvėptų arba kažkas tai būtų idėjinis stiprus tarptautinių lygmenių žmogus, kuris važiuoja ir tada atitinkamai dėsto mintys, atitinkamai viziją turi, atitinkamai galų gale kažkokius tai suvokia, kaip svertai veikia. Ta prasme, aš į prezidentus nesisiūlau, aš nesu diplomatas, bet automatiškai, nu, tai yra irgi tam tikri įgūdžiai, kuriuos tu turi žinoti. Kur patent, su kom bendrauti, galų gale kaip prieiti prie žmonių ir taip toliau, ir galų gale kaip idėjas dėstyti. Aš čia sakytum, oi, čia labai daug nori, nu, bet tai ir yra profesinis dalykas, kurį tu turi mokėti arba ne. Ir pas mus bent jau jausmas būdavo tokie kandidatai, tai kad nebūtų gėda rengdavom. Ir pavyzdžiui, šiemet ypač šitie rinkimai matosi su tuo tokiu, nu, čia ne tai, kad net nebūtų gėda, bet toksai išvis be fantazijos. Ta prasme, situacija aplinkui yra rimta, realiai reikėtų sukelti visą Europą ir vakarus apskritai kreipti didesnį dėmesį į tai, kas vyksta, sakykime, mūsų pašonėje, ir visi tą mato. Ir tiesiog ties tom turėtų dirbti prezidentas, čia vienareikšmiškai, nu ir užsienio reikalų ministras, whatever. Ir reikia tada kažkokio tai charizmatiško, stipraus žmogaus, kuris turi eiti ir tiesiog, nu, turėti savo kažkokį požiūrį. Ir pas mus tokių nėra. Pas mus visi tokie, na, zaibys sueis, nebus gėda. Giedra, turi komentarą? Turiu kontūrų, bet noriu. Aš tai norėčiau, ką ten ta Lietuva, aš apie Amerikos prezidento rinkimus norėjau tas. Ne, Lietuva aktualiau. Amerika debilizmas visiškas, tai net nešnekėti nesinori, tai net nejuokinga. Bet čia greitas irgi aliuzija į tą Amerikos, tu kalbė apie Lietuvą ir tu keli tokius reikalavimus, kad jinai būtų aukšti. Pažiūrėk, kas darosi Amerikos rinkimuose. Tarsi nėra kandidatų, yra vienas, Trumpas stiprus, kuris tiesiog kaip asmenybė yra užpompuotas ir visi žino. Nikki Haley buvo stiprus kandidatas. Net nežinau, whatever. Tai yra Trumpas. Niekas nekalba net apie respublikonų plemą. Tai aš turbūt vėlgi šitą kels tą patį. Demokratai, atsiprašau. Nu, tai bus Bidenas prieš Trumpą, čia ir taip pat. Nu tai va, tai
Tai nieks jau, ta prasme, jau antrą kadenciją sunkiai, nu tai visi jau maždaug numato, kad bus Trumpas. Tai ką mes kalbam, čia tas pats, kas būtų, nežinau, prezidentas koks, lembu, krito dabar, buvęs apsivogęs Vilniaus meras būtų rinkimuose koks nors. Ir koks buvo prieš tai čia? Zuokas. Zuokas. Nu tai va, tai Zuokas būtų vietoj Trumpo ir dabar koks nors Šimonytė, net nežinau, Landsbergis Trumpo senasis eistų. Nu tai va, tokiam lygmenį ten irgi, žinai, didžiausia valstybė stipriausia čia, o toks šūdas politiškas, tai, žinai, čia trumpai šnekant, irgi nelabai aukštai kartelė ir sėkmingai. Tai aš ką Linktonui, gal čia kol tu šnekėjai, Lekai, apie asmenybę ir tas reikalavimai, jo, jie visada būtų puiku, jeigu jie būtų. Bet aš šiuo metu matau, kad ir šiaip mano tėvukas labai mėgsta šitą retoriką, kad nėra iš ko rinktis, tai mane jinai trigėžina žiauriai. Ir aš visada sakau, reikia rinktis visada, nu, nebūtų paprastų lietuvių, kur mes visi esam. Nu, pasirink, kad būtų geriau bendram geriausias variantas iš visko, nesimėti ten tarp tų kandidatų, rinktis, kuris atstovautų tą, nes dabar yra Trumpas mūsų blemba Nausėda, nes jisai yra, nu, kiautas. Tai, o jis turi stiprų, nu, žinai, įdirbį, žinomumą, ta prasme, ir ta rinkėjai jį rinks vėl tie patys. Pusė atbirės, bet pusė liko tikrai jai nedaugiau. Tai jiem patinka jisai. Tai reikia juos permušti, o su kažkokiu šviežiai iššokusiu, kad ir protingu žmogum. Ir netgi aš nemanau, kad jis būtų dabar Lietuvai geriausias pasirinkimas iššokti visiškai žaliai įmesti sudėtingą situaciją. Tai mano mąstymas turi būti tame jau politikoje patyręs asmuo. O Šimonytė, dėja, nors aš žinau, kad man asmeniškai krito jos reitingas per šitos metus, nu, pasėdo irgi kažkaip. Dėja, bet, nu, ir aš bijau, kad jie visiems pasėdo. Bet vėlgi, nu, kaip tu sakai, žinai, irgi, nu, aš sutinku jo su Julium, su tą dalim, kad taip atrodo, taip kaip Šimonytė ten komunikuoja ir taip toliau, kad, nu, nėra jinai tas, žinai, toksai, tipo, kaip sakyti, tautos prezidentas, žinai, kaip tai. Jis nėra stiprioji pusė, kaip komunikuoja. Jo. Jinai labai gerai skaičiuoja, jinai nemoka komunikuoti. Jo, exactly, bet tai, ką Kristis sako, man irgi tinka, tai aš dėl to ją matyčiau tą kandidatą, kuris man tinka, nes pas ją, tipo, nu, tas atrodo vertybinis stuburas yra ten, kur reikia dabar Lietuvai, žinai. Nu, ir tada, tipo, nu, kaip aš nežinau, kaip ten ant Šimašiaus, žinai, tipo, varė. Va, čia meras, ten be vizijos, čia, tipo, ten pirim. Bet ką žinau, ten, tipo, Vilnių iš skolų ištraukė, ten, tipo, nežinau, man patinka miestas, fainas. Šimašius kaip turėjo viziją, aš sakyčiau, Benkunskas be vizijos. Nu, žinau, buvo daug komentarų, kad, va, Zuokas, tai, va, čia, žinai, Guggenheimą statys, ten dar kažką. O Šimašius, supranti, tipo, sumažinti Vilniaus skolą. Nu, tipo, tai apčiūrės, nu, tipo, nu, tai... Ne, tai, okei, dabar jaučiu poreikį, tiksliau ne progą pasisakyti. Tai visų pirma, faktas, kad aš už Šimonytę balsuosiu. Aš, pavyzdžiui, kaip ir tu, Kristi, aš nemėgstu tų žmonių, kurie sako, kad nėra ko rinktis ir su tuo užmetimu, beniukas, kas sakė, kad atėjo meilės. Žodžiu, išmušė katinukai, nebegaliu šnekėti. Ne, žodžiu, ką norėjau pasakyti, tai tiesiog šitą aš argumentą visą laiką girdžiu su žmonėm, kai būdavo apie politiką šnekėdavau, dabar jau nebešneku, tik su jumis šnekuosi. Tai nėra už ką balsuoti, dėl to aš nebalsuosiu. Tai tada noriu spėti iš alkūnės nosį žmogui, ką. Nes, nu, taip negalima daryti, čia ir yra bėda. Ir aš tiesiog puikiai suprantu tą situaciją, bet tiesiog mes čia šnekamės. Prasme, aš norėčiau tobulam pasaulyje, kad būtų geriau. Ir šitą bėdą išsakau. Bet faktas, kad aš rinksiuosi iš to. Ir pavyzdžiui, kai išeis Vėgėlė su Nausėda į antrą turą, nu, tai aš už Nausėdą tikrai balsuosiu. Nes, nu, tu neturi ką rinktis, tiesiog tu iškart žiūri mažesnę blogybę, nors kaip aš Nausėdos nemėgčiau prezidentų.
Ir tas visur yra. Pavyzdžiui, apie Trumpą šnekant irgi. Vat Trumpas ir yra, jis toks įdomus atvejis. Tai kaip ir tu gerai pastebėjai, nu, Trumpas yra kaip Zuokas. Jisai tiesiog dovanoja viziją. Tai vat žiauriai norėtųsi adekvataus, normalaus žmogaus su vizija, kuris ateitų irgi kažkokią viziją duot. Nu, normaliai, aišku, protingą viziją, o ne kaip Trumpas, ten, žinai, pastatykim sieną, padarykim valstybę vėl nuostabią. Nors, kai pasižiūri visus rodiklius Amerikoje, kaip niekad gerai gyvena. Po COVID iškart atsigavo ekonomika, viskas afuienai eina, bet, nu, kaip ir Rusijos propaganda veikia. Jeigu daug kartų sakysi, kad šūdas yra aukso gabalas, tai galų gale 5% žmonių ir patikės, kad tai yra aukso gabalas, nes, nu, negali tiek daug kartų kartuoti. Tai, nu, čia faktas, kad tas yra baisu. Tiesiog sakau, iš to, žinai, politikos, nu, normalios. Dėl to jinai ir pralaimė prieš tos populistus Trumpas. Ta vizija, aš galvoju, čia irgi yra toks iliuzija. Labiau čia aš į charizmą ir iškalbą, nu toks kur būna, aš netipo. Nei aš ko žodžiu kišeniai, žinai. Ne, nu, va, Šimašius turėjo fainą viziją. Sakykim, nu, va, Giedrius sako, kad fantazijos nebuvo. Šimašius turėjo fantaziją ir labai gerą. Jisai sakė, darykim žalesnės gatves. Jisai siaurino gatves. Jisai, tipo, įkūrinėjo, pavadinkim ten kažkokias alėjas ar dar kažką. Tai cool, va, tai yra vizija. Ir, nu, tai nėra kažkas keistas. Ir čia yra, nu, mero lygmenyje vizija. Which is cool. Tai gal prezidento labiau yra tokia nekonkreti. Tai kodėl? Aš prezidentas būčiau, sakyčiau, mūsų vizija yra, mes norim kaip valstybė pučinti dar labiau naratyvą, kad mes suprantame situaciją, davai mūsų klausykit. Baikit mus laikyti antrarūšę valstybę ir važinėčiau ir dirbčiau ties tom. Dalyvaučiau pokalbiuose, dalyvaučiau diskusijose ir apie tai šnekėčiau visą laiką. Aš visiškai save atiduočiau užsienio politikai, nes viduje, sakyčiau, premjeras davai pasitikiu tavim dirbk. Ta prasme, nu, tiesiog, nu, net ne charizmo esmė, charizmai čia idėjos esmė. Tas jausmas nieks idėjų neturi. Čia, vat, sakau, tas Nausėdos gerovės valstybė, tai pats baisiausias dalykas, kas gali būti, nes tai realiai apie nieką. Nu, tai come on, guys, ir, žinai, ir pavyzdžiui, dabar Šimonytė ateina, jinai be nieko irgi ateina, nu, va, šūkis buvo, Putino šūkis, stipri tauta, stipri valstybė, nu, nahui tokie chuiniai iš vis reikalingi. Jis jau protingi ir supranta, bet bėda ten buvo ne, kad tai rusiškas Putino šūkis, o kad vėl šūkis apie nieką. Suprantu, kad bet čia ne žmogaus problema, čia reiktų... Bet tai žmogus irgi gali komunikuoti, ką jis nori daryti, o ne tiesiog aš noriu būti išrinkta. Bet tai čia mes jau tada vėlgi nueinam iki to, kad tiek prezidentūros ten patarėjai, chuinia kažkokia, visą laiką komunikacija stringa ir visą laiką nepataiko į tą pulsą, taktą kažkokių progresyvių miestiečių, tarkim. Taip, nes reikia taikyti, reikia duoti kryptį, kad prie jos visi, o geras, faina kryptis, davai aš noriu pasišlieti. Čia čia prie žodžių labiau gal prisikabinai, bet labiau, žinai, yra, ne, nu, ta prasme, čia neįtikti, tu kabiniesi, neįtikti, bet kad eitų kartu su tuo. Tu nori jau dar toliau, tu nori, kad žmogus, prezidentas, jisai diktuotų kryptį ir visi sakytų, o wow, bet tam, kad juo įtikėtum, reikia stiprios asmenybės ir charizmos, nes Nausėda yra, dėl to jisai Nausėda, nes jis neturi to, jisai mekena, jisai ten nenusako ir va tas formuoja tau pasitikėjimą žmogum. Lemba, Zuokas šneka šūdus, bet tu jo patiki, nes jisai turi charizmą. Čia nėra, kad jo ten kažkokios idėjos afikienos. Jis moka jas pateikti, jis save moka pateikti ir tuo jo pasitikė kaip vedliu. Tai čia yra, žinai, toks, čia labiau asmeninė savybė, kuri nebūtinai susijusi su realybė. Ką sako ir kokia tai yra. Tu gali sakyti, lemba, rytoj mes būsim ten, nežinau, silikono slėnis Europoje. Nu, tai ir jeigu tu būsi Zuokas, vis patikės. Jeigu tu būsi Nausėda, galvos vėl šūdą komunikuoja. Tai čia yra labai dar susiję, kas tu per asmenybę. Mano nuomonė. Tai, žinai, kaip tu su per daug metų irgi Šimonytė suformavo tokią kruopščią darbininkę, kuri tu ją supranti, nes jinai sako, kaip yra, plius minus, ta prasme, paprastai žodžiais tos dalykus. Bet, nu jo, truputį trūksta, bet čia, žinai, sakau, nu,
toks, žinai, sėdi maždaug valgai Austrijos ir ten, truputėlį kažko trūksta. Nu taip, jo, trūksta, bet gali kabinėtis irgi, žinai, ir čia šitoj vietoj vėlgi žiūriu pagal situaciją. Ateis kažkada kažkoks super aukštas, gražus, jaunas, iškalbingas ir su vizija prezidentas kiam metų, kaip Zuokas, ne kaip Zuokas, kaip Paksas, tai lakų dar va, pilotas, tai vat gal, tai krinžas, bet tai vat vėl žmonėm reikia parduoti tą kažkokią vat viziją, kaip sakai, istoriją, utopiją. Kaip Paksas irgi visiškai iš niekur pakūrė filmukų dar kažko, tai, bet tai jau buvo kažkoks įdirbis, aš kalbu, kad einantis ten tas važulas kažkoks ten, visai per šviežias, tu turi turėti metus du įdirbį, aš žinau, žvagulis, kur sakei, tas nežinomas kandidatas. Žalimas. Žalimas. Nu, žvagulis. Žalimas. Tai va, tai žalimas, nu va, tas pats Benkunskas. Nu, jis iš vos ten procentų ištraukė, išpulino tos rinkimus Vilniaus mero, bet realiai prezidento rinkimai biškį rimčiau ir tu turi, kad tave ir periferija ir kaimas žinotų ir kiti maži miesteliai. Tai, nu, įdirbą turi per teliką, jie turi galų gale taip ir pasirodo, ar tu turi iškalbą, ar tu nesusikerti, nes, nu, taip formuojasi ir, žinai, žinant, kad, pavyzdžiui, Šimonytė N metų, kaip pavyzdys čia, žinai, tai, nu, daug progų susivaryti ir, nu, taip, tas per N metų vis tiek kažkur paslysti ar ten neiškomunikuoja, bet jos man bent jau nuomonė arba tokia galvoj susidėliojus, kas jinai yra kaip žmogus, aš ją turiu tokią tvirtą, žinai, kaip tu sakai, jo paprasta, bet jinai darys darbus ir šnekės ir eis į susitikimus ir aš tikiu, kad šiuo momentu Lietuvai to labiausiai reikia, kuris žino virtuvę politikoje, nenaujas, angliškai mokės ir pašnekės, ta prasme, ir tą kažkokią poziciją Lietuvos artimą man atstovaus. Ir dabar daug nereikia, dabar reikia tik tai ne kažkokio taip, žinai, kažkokių svyravimų, kažkokių išmušimo iš kursų krizių kažkokių, o va to va susikaupimo ir darbo, tiesiog tartis, derintis ir viską sudylinti. Tai, nu, ypač žinant, kas variantai ir dėja žinant, kad reikia turbūt prieš stipriausią kandidatą kovo. Aš iš viso, blemba, man kaip čia, kad tu, Juliakai, sakei apie Vėgėlį. Blemba, what the fuck, visiškai, čia kai mes šnekėjom apie tos propagandą, botus, interneto ir panašiai, nu, man atrodo, kad čia visiškas feikas ir netikiu, kad jis iš viso ten surinks ten daugiau 3%. Iš kur tas toksai Tai. Taigi jis nuo antivakterių laikų, tai jis jau dirba ant savo įvaizdžio. Jo, tai Karbauskio atvejis, kur ten dirba senai. Nu tai va čia senas patvirtintas, žinai, principas, kas veikia. Tai va jisai daro teisingai, kad jisai jį iš anksto pradėjo ant to dirbti, bet visiškai, ta prasme, tuščias kandidatas ir čia dabar pasirodo vos ne stipriausias, kaip čia, atsvara, ir čia į temperatūrą. What the fuck? Ar čia tikrai taip yra, ar čia yra sukurtas toksai burbulas irgi internete, žinai, ir panašiai socialiniuose tinkluose, kad jis yra stiprus kandidatas. Man atrodo, čia kaip į tuos, žinai, šeimų maršo, kur ateina 100 žmonių į tą maršą ir paskui, žinai, nu tipo, ar nėra čia toks tipo hoaxas visiškai? Rinkimai parodys ir jisai bus prominamas rusų propagandos, tai turėk omeny, kad šitas dalykas paveiks. Tai aš manau, kad jisai nugriebs gabalą Nausėdos rinkėjų, tai tiesiog eikim ir balsuokim už Šimonytę atsipūtę. Bet nežinau, ta prasme, aš neįsivaizduoju, kiek jis gali surinkti, bet aš manau, kad jis surinks daugiau negu tu tikėsi, tai tikrai. Nu jo, tai čia man toks yra irgi vėlgi, kaip galima manipuliuoti ir tai Trumpo čia irgi tokia, žinai, stilistika, jisai, nu populizmas yra, žinai, bet čia toks, man dar šiaip, nežinau, kiek iš čia dar
norit kažkaip pašnekėti, bet greitai užmesiu tą. Turim ir kelias minutės. Jo, žinok, kelias Ir minutės lem- ir spėjau jungsimės. Ai, nu labai gerai, jo. Tai tas pats visas tų keistų personų, kaip to stipriausio žmogaus ten pasaulyje ir ten visokių tratų ir visokių vėgėlių ir visokių ten aktorių kažkokių ten. Atrodo, prieš visus šitos covidus buvo normalūs kai kurie žmonės ir dabar taip, išlenda daug tokių, ar čia juos užverbavo turint kažkokį kompromatą. Kaip jūs galvojat, man kartais, aš nesuvokiu, kaip žmonės taip persimeta į tokią, ar čia jam babkių reikia, ar čia yra kažkokia, kompromatas prieš juos pastatytas, kad jie pradeda vartytis, ar kartu čia viskas sudėta. Aš tai manau pinigai daugelį atvejų. Visų pirma, neturėjimas kažkokio vertybinio požiūrio, tai yra labiau viskas iš išskaičiavimų ir tiesiog žiūrint per tą prizmę į gyvenimą. O kitiem, tai I don't give a fuck, ir darau babkių moka. Tai tu turbūt esi tokioj desperaciniai situacijai, tas pats, ką žinau, kažkokia agenda gal yra tada, tas pats Zakarauskas ten, ką žinau, bet ar ta pati ten ta žurnalistė, kaip čia taip žmonės persiverčia į tokį vos ne antivalstybinę, arba tie visi ten, kur kūrė tos video, ten visokie, nežinau, net pavardžių, ten kažkai visiškai kaimiečiai ten apie, prorusiškus tas ten, what the fuck, tie mažiukai aš tikiu, kad ten babkės gal, tiesiog pamoka sukuria, ten atsiunčia scenarijų. Bet kad tokie, man ten nustebino, ten kažkoks, pamiršau, irgi pavardė aktorius, ten toksai. Cicėnas gal? Cicėnas, irgi kažkoks ten nuvažiavęs, what the fuck. Jis antivaksis. Jo, jis antivaksis, žinok, dėl to. Antivaksinimas gal nėra čia, labiau pozicija, aš suprantu. Tu gali, gali tikėti tuo, ko tiki, kad čia nėra dar antivalstybinė, bet tu biškai gali suprast, kad tai irgi koreliuoja. Jeigu tu sakai, kad valstybė, kuri bando gelbėti gyvybės, ten kuria gyvulių pasus ir darys, segreguos tautą, tai, sorry. Man tavrasme tikėt Sorošais, tai man gama toks biškai, galvoju, Ne, tiesiog viskas ten yra, ta prasme, aš suprantu, dėl ko jis ten nepatinka tiems, nes taip, čiūvas turi daug pinigų, jisai investuoja ten į kažkokias idėjas, remia tam tikrus dalykus, kas jo manimu yra gerai, kadangi aš, aišku, nežinau, kiek jis ten kur yra ko parėmęs, bet tą, apie ką žinau, tai atitinka mano pažiūras, tai win-win. Win-win, jo, realiai yra čiūvas, kuris turi pinigų, kuris mano galva nori padaryti pasaulį geresnį, tai okay, good guy. Čia visada tada kyla, kodėl jis taip daro? Jo, būtent jo, kodėl jis taip daro? Čia jis jau kažko siekia, o gal čiūvas tiesiog, buvo nuo Aš manau, kad Bezosas neskiria pinigų tokiam dalykam, jisai, nežinau. Reiškia, jis normalus, jis nieko nenori. Bet čia tas yra gal, kad kai tu neturi tų pinigų, tai tau kiti ir poreikiai ir kaip tu šiaip matai gyvenimo prasme, kai jau nebėra klausimų, problemos, tai tu labiau eini į tą filantropinę pusę. Tai, o žmonėm, kurie netrūksta eiliniam dalykam, jis negali suprasti, kaip tu gali... Taip, čia jis tipo be kažkokios agendos. Jo, tai čia toks yra fenomenas, sakykime. Grandinės apačioje, tai visai kitaip matai iš viršaus. Gerai, sekundės eina paskutinės, tai buvo smagu pasikalbėti. Jo, fainai, tikrai, tokius apsiapdėtinom, tai vėl po porą savaičių tada, ne? Jep, bandom. Gerai, mes Giedrėnis matysim tada kitą savaitę. Jep, davai. Iki visiems. Gerai, iki, čiau.